Hello, good morning, everybody. Thank you for being here with us. Thank you very much for interest to participate in this webinar. My name is Daphne Fota. I am in the Training and Development Department of Netcompany, located in Greece. Welcome to this learning experience. I will pass the floor to Mr. Ramounas Bistronas, who will provide us useful information on understanding copyright law for teachers in Lithuania. The webinar is recorded and will be delivered in the local language. So I will pass the floor to Mr. Ramounas. I hope that you will enjoy this training. Thank you very much. Mr. Ramounas, the floor is yours. Thank you, Daphne. Thank you again. Tai aš jau pernu lietuvių kalbą ir nuo šiol mes kalbėsim lietuviškai, nes lietuvių kalba vyksta seminaras ir skaidrės bus lietuvių kalba. Tik tą titulinį kol kas palikau anglų kalbą. Kaip buvo, tai aš trumpai prisistatysiu. Aš esu Ramūnas Bištonas, esu profesorius Vilniaus universiteto teisės fakultete. Su autorių teisėm dirbau daugiau negu 20 metų. Su teisėkūrai teko dalyvauti ir taikyme, ir teismuose. Esu be kita ko dar ir autorių teisų ir gretutinių teisų komisijos pirmininkas. Ta komisija veikia prie Kultūros ministerijos ir mes sprendžiame klausimus, kurie kyla einamieji dėl autorių teisų reguliavimo. Jeigu reikia įstatymą keisti, tai komisija sprendžia. Taip pat ginčus turim galimybę medijuoti, jeigu neteisminė tvarka. Tai, matyt, užteks tiek apie mane. Dabar aš ir nuolat vedu mokymus, tai aš kaip studentam dėstau, kaip jau matyt galima buvo suprasti, bet aš labai nemažai vedu ir tokių mokymų kaip šis. Tik tai mokytojams, tai aš nepamenu, kad būčiau vedęs. Dažniausiai su bibliotekom labai daug, su muziejais labai daug teko dirbti, bet kai kurio problematika persipina, tai man iš tiesų įdomu ir malonu su mokytojai susitikti. Čia suprantu, mokytojai yra ta dominuojanti grupė bus, tai aš, atsiprašau, taip ir vadinsiu mokytojai, daugiausiai kreipsiuosi, matyti ir kitų organizacijų ten buvo siūsta, bet netaupant laiką ir supaprastinant, tiesiog taip sakysiu. Tai dabar dėl paties seminaro. Tai jisai adaptuotas tinkamai jūsų grupiai ir problematikai, kurios mokyklose galėtų su pirma. Ir čia aš suprantu, aukštų mokyklų turbūt nedaug yra. Tai, ką aš kalbėsiu, aukštosiam tinka, bet su aukštosiam, tarp kitko, atskirai aš irgi turiu sutikimus, o čia skotas toks man šansas išeiti į tam tikrą erdvę, kur anksčiau kaip ir nebuvo susidūrimo tiesioginio. Tai dabar dėl pačių tikslų aš jums leidžiu, jie buvo pateikti, jeigu norit pamatyti, tai čia yra, čia ne aš sukūriau šitos tikslus. Čia buvo užduotis suformuota užsakovų. Kaip turbūt žinot ir matote, tai organizatorius yra Europos komisija ir jų asmenys. Dabar jau matau ranką, tai dar kol nepradėjom, prašau, Alina, jūs keliat ranką? Gal kažkas Sveiki, aš norėjau paklausti, ar turėtų skaidrės keistis, nes šiuo metu nesikeičia. Aha, nesikeičia, nes aš pakeičiau iš tiesų vieną. Dabar pirmąją skaidrę matom ir mes matom tą bendrą įrodinį, ne per visą ekraną, bet tik tai pačias skaidrės pavadinimą. Ačiū. Gerai, kad pasakė tada, gerai, tuoj mes taisysim. Tai išeisiu į pagrindinį langą ir žiūrėsim, ką mes čia galim padaryti. Definitely we have some technical problems because slides do not change, so. Dingo dabar, ar ne? Aš dabar turėsim interakciją. Dingo, ne? What is the technical problem? We had only was title slides. In slideshow. Yeah. So one second, I'm trying to again to repeat. I think it's... That's okay.
I think else it- You can go to slideshow Jo, tab. dabar vėl Yes, we matote, can see it now. We can e, see your presentation in jo, slideshow. ar keičiasi dabar? Taip, dabar viskas gerai, Keičia. ačiū labai. Tikslai, ar ne matote? Taip, tikslus Labai matom. gerai, ačiū. Vadinasi, viskas gerai. Nu. Tai dėl tų tikslų, tai čia matyti tipiniai tikslai ir ne dėl jų jūs čia susirinkote, tai mes galim judėti sėkmingai toliau. Planas, dabar mato trečią dar, kad atsiprašau, kad jūs pasitiksiu, nes čia pastoviai tos problemos kyla, tai aš jau profesiškai nuolat klausinėjau. Dabar plano skaidrę matot, ar ne? Taip, dabar planą matom. Ačiū, ačiū. Gerai, tai tada planas irgi buvo siūstas, bet dar kartą, kad būtų aiškumas, tai turim 4 dalis numatytas. Pirma ir antra dalis yra po maždaug 30 minučių, o tada turim gal labiausiai praktinę dalį, trečią dalį, kada jau ką daryti iš tikrųjų, kad teisėtai naudoti kūrinius. Ir paskui yra paliekta laiko klausimams. Su tais klausimais, tai taip jau buvo prašymas organizatorių, kad iš tiesų po kiekvienos dalies būtų galima pažiūrėti ir atsakyti klausimus. Tai matyt, tai darysiu. Jeigu yra kažkoks techninis, žinoma, trūkumas, nes maža kas, nuotoliniais pastoviai kažkas atsitinka, tai jūs iš karto, žinoma, sakykit, aš dabar užsidėjęs pilną ekraną iš tiesų net nematau, nei rankų nematysiu, bet aš visada sustosiu po kiekvienos dalies ir pažiūrėsiu. Tai jeigu turit dalykinių klausimų iš turinio, kažkas neaišku, ar trūksta kažko, tai būtinai, žinoma, parašykit. Arba tiesiogiai pakelsit ranką ir paklausit. Na, o jeigu techninė kažkokia tai bėda, tai žinoma, tada jau nelaukit, iškart sakykit, kad kažkas tai čia nutiko. Gerai, tai su planu tada taip ir dar viena skaidrė organizacinė yra, tai čia dalį jau ir pasakiau, kad klausimus galime jau rašyti į klausimų skiltį, tada aš per tas pertraukas pažiūrėsiu, na, tai pagrindinis laikas ta 4 dalis ir skirta, tai yra sužiūrėti klausimus ir atsakyti juos. Ką jūs ir darot, žinoma, kad jeigu reikia kažką tai paklausti, tai pakeliat ranką. Tik sakau, dabar aš perspėjau, kad dabar užsidėjau pilną ekraną, tai aš nematysiu, jeigu kelsiu, tai po kiekvienos dalies pažiūrėsiu. Dėl prisistatymo prašymas yra, kad žmonės pasakytų, kas jie tokie. Ir čia techniniai dalykai, kad seminaras yra įrašomas, tą pastebėjot, ir dėl asmens duomenų tvarkymo, ta standartinė nuostatos, jos ten randamos organizatorių tinklapį. Čia yra nuoroda, tai jeigu labai bus įdomu, kaip ten tvarkoma jūsų asmens duomenys, tai nueisit pažiūrėsit. Gerai. Ir pasakius šitos organizacinius dalykus, eikime prie pirmosios dalies, tai yra autorių teisės ar autorių teisių pagrindai Lietuvoje. Kaip pasakysi, taip nepagadinsi. Dabar aš suprantu, kad auditorija, visada reikia prisiderinti auditorijas, aš pats teisininkas esu ir autorių teisė pagal apibrėžimą, tai yra teisės dalykas, teisinė disciplina. Tai negaliu visai išvengti teisinės terminologijos, ką aš pabandysiu padaryti maksimaliai, kiek man pavyks, tai supaprastinti savo kalbą ir nebūti labai tiksliu, nes jeigu tiksliu būtų, tai jau tada mes nebesusikalbėsim. Tai tam tikras tikslumas bus prarastas, bet aš tikiuosi, tada komunikacija bus geresnė. Dabar keletas tokių irgi apsiribojimų, apie ką mes kalbam ir ko nekalbam. Tai prašymas organizatorių buvo, kad būtent apie Lietuvą aš kalbėčiau. Tai be kita ko laiko, aišku, neturim labai daug. Tai aš neketinu liesti užsienio kitokios praktikos, kitokio reguliavimo. Aš šiek tiek pavyzdžių, tarp kitko, iš užsienio duosiu. Vien dėl tos priežasties, kad Lietuvoje mes jų neturim, bet pats taisyklės, kurias aptarsim, tai yra Lietuvos taisyklės. Čia reiktų atgalvoti, kad mūsų šiek tiek įpareigoja ES taisyklės, bet atskirai sakau, neketinu aptarinėti tik tiek, kiek jos iliustruoja mums įdomius klausimus Lietuvoje. Tai minėsiu iš tiesų ES teismo praktiką, bet labai nedaug.
O Lietuvoje pas mus yra vienas įstatymas, tai yra gana patogu, nėra 10 kažkur išmėtyta, būna taisyklės. Tai yra vienas įstatymas, kuriame didžioji dalis klausimų atsakyta, tai yra autorių teisų gretutinių teisų įstatymas. Vėlgi, aš ten straipsnių aš neminėsiu, nemanau, kad šito mokymo tikslai to reikia. Dabar antras punktas, kas čia pas mane pasakyta, čia kaip tik dėl to supaprastinimu susiję. Tai be to, kad aš šiaip supaprastinu kalbą, aš negalėjau visų specialių taisyklių įstraukti. Vėlgi, dvi priežastys. Pirma yra, kad laiko trūksta, antra yra dėl to, kad tada taip viskas sudėtinga pasidarytų, kad mūsų pokalbis turbūt netektų prasmės. Tai maniau, kad geriau itin siaurus klausimus palikti nuo šaly tuo tarpu, jeigu jau reikės, tai mes ateisim, bet tuo tarpu apsiribosiu tokio bendresniam taisyklėm, kurios taikomos didžiąją dalim atvejų. Tai, pavyzdžiui, kompiuterinės programos, jos yra specifinis atvejis, todėl aš jo neįtraukiau labai sąmoningai. Tai reikia turėti galvoj, kad didžioji dalis tinka ir ką pasakysiu kompiuteriniam programom, bet atsiranda tam tikri niuansai, kurių aš negaliu paminėti dabar. Ir dar vienas dalykas svarbus, autorių teisų įstatymas reguliuoja ne tik autorių teises, bet ir gretutinės teisės. Vėlgi, dėl jau tų pačių priežasčių, gretutinių teisų irgi aš negaliu dabar įtraukti. Dėl papildoma priežastis dėl gretutinių teisų galėtų būti, kad su jom mažiau ir problemų kyla. Kaip rodo praktika, pavyzdžiui, teisminė mūsų praktikoje gretutinių teisų labai menka yra. O iš kitos pusės, tos pačios taisyklės bazinės, kurios galioja autorių teisai, jos galioja ir gretutiniams teisėms. Tai gretutinių teisų aš neįtraukiu, jos nėra šitos pokalbio dalykas, bet didžioji dalis, ką pasakysiu, taikoma gretutiniam teisėm. O jeigu tik trumpai primint gretutinės teisės, tai kas yra atlikėjai, fonogramų gamintojai, filmų gamintojai, jie turi labai panašias teises kaip ir autoriai, bet jie nėra autoriai. Tai yra, mes duodam tokią perskyrą. Tai yra autoriai, tie, kurie sukuria, ir atlikėjai atlieka, fonogramų gamintojai organizuoja įrašymą, garso įrašų ir taip toliau. Tai, sakau, dar kartą, netiesiogiai jie čia patenka, bet vėlgi atsiranda tam tikrų niuansų, tai tą verta turėti galvoj. Gerai. Toliau. Dabar, einant prie esmės, prie autorių teisų reguliavimo, čia irgi tokia bendras pastebėjimas, bet manau labai svarbus. Tai autorių teisė yra sudėtingas sritis. Tai viena iš priežasčių, matyti, dėl ko mes čia kalbam, dėl to, kad jis sudėtingas sritis. Ir jį sudėtinga ne tik neteisininkams, galiu pasakyti, kad net ir teisininkai, didžioji dalis, kurie nesispecializuoja, jie jos nesupranta ir žino, kad tokia yra, bet be specialaus gilinimuose net teisininkas jos neperpranta. Tai taip, bet aišku, su kitom irgi teisės sritim yra. Kai yra specializacija, tai tie žmonės, kas specializuojasi, jie ir išmano. Tai, bet šitą mūsų pokalbį visą laiką reikės turėti galvoj, kad pirmas dalykas yra, sakiau, iš bendrų taisyklių yra išimtis, tada labai nemažai vertinimų yra normos ir mes pamatysim. Manau, tas šiek tiek tokio sukels nepasitenkinimo, kaip šis įstatymas neduoda aiškaus atsakymą, o neduoda. Ir taip pat sudėtinga tikrai teisinė kalba ir vėlgi, negaliu aš visiškai savališkai pakeisti kai kurių dalykų, nes tiesiog tada kalbėsiu nebeties. Tai balansuosiu tarp teisinės kalbos ir poreikio pasakyti aiškiai. Dar vienas iš to išplaukiantis labai tiesioginė praktinė pasiekmė, kad sunku duoti vieną atsakymą. Labai dažnai ir klausimus paskui vienareikšmišką atsakymą būna sunku duoti. Tai reikia tikslintis papildomų aplinkybių ir galbūt išgirdus papildomas aplinkybės atsakymas gali labai radikaliai pasikeisti. Tai šitą irgi reikia turėti. Aš pabandysiu, žinoma, kiek išeina tas bendras taisyklės pasakyti, bet sakau dar kartą, paskui kiekviena situacija reikalauja individualaus vertinimo. Taip jau yra. Gerai. Tai čia buvo tokios įvadinės pastabos, o dabar einam prie esmės. Tai
Kalbant apie jūsų specifiką, jūsų profesiją, misiją ir pašaukimą, mes čia susidurėm su priešprieša. Iš vienos pusės autorinė medžiaga yra labai svarbi švietime ir moksliniam tyrimams. Labiausiai aš į švietimą orientuosiu, ne į mokslinius tyrimus, bet mokslinius tyrimus ir paminėsiu, kadangi labai tiesiogiai tos taisyklės panašios. Tai tiesiog neįsivaizduojam, kad be autorinės medžiagos mes galėtumėm švietimą vykdyti. Tai kaip ir skatinama, kad tokia medžiaga būtų kurta ir visi supranta, kad autorių teises reikia gerbti, kur jau tikrai švietimo įstaigose žmonės tai supranta puikiai. Bet čia atsiranda dilema, nes matot, švietimas savo esmė iš esmės jisai remiasi, čia ir parašyta, kuo laisvesnė prieiga prie medžiagos. Tai yra švietimui geriausia yra, kai nėra kliučių visai, arba jų yra kuo mažiau, arba jos yra kuo menkesnės ir lengviau įveikiamos. Taip? Tai kitaip sakant, kad bet kokią medžiagą iš esmės būtų galima panaudoti. Arba, kalbant paprastai, atsidariau internetą ir traukiu viską, kas ten yra ir deduosi viso, ko man reikia pamokai ir kitokiam užsiėmimui. Užduotim paruošti ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad tai supaprastina reikalus. Autorių teisė veikia priešingai. Autorių teisės esmė yra riboti prieigą. Tokia jau nemaloni jos esmė. Ten irgi slypi paradoksas, kad autorių teisė ribodama prieigą skatina tada autorius kurti naujus kūrinius ir tada atsiranda nauji kūriniai. Tarsi ribojant prieigą prie to, ką mes jau turim, mes tikimės naujų kūrinių ateityje. Tai čia toks nukelimas į ateitį. Tai, nes mes galėtumėm tiesiog pašalinti autorių teises, tai galim tokį fantazuoti pasaulį, pašalinti autorių teises ir tada visa medžiaga taptų laisvai prieinama. Taip suprantat, kad, pavyzdžiui, bibliotekos galėtų tučtuojau padaryti savo fondus visiškai atvirus, ką dabar jos negali padaryti. Neseniai buvo įspręsta JAV byla, kur jie tai pabandė COVID metu ir motyvuodami, kad štai žmonės nebegali fiziškai ateiti į bibliotekas, pradėjo skaitmeninti knygas, jie turėjo greičiausiai dalį tų knygų suskaitmenintų, bet jie padarė visiškai laisvai, kad žmonės iš namų gali pasiekti tas knygas. Tučtuojau buvo pretenzija iš leidėjų ir buvo uždrausta taip daryti. Tai fiziškai jūs galite eiti į biblioteką ir imti fizinę knygą ir gali kaip klausimas, o kodėl negalima elektroninės knygos gauti, tiesiog elektroninį formą to paties turinio, kas būtų labai natūralus ir įmanomas svarbiausia. Šiandien variantas, atsakymas dėl autorių teisų. Autorių teisės to neleidžia. Ir autorių teisės tampa tikrai apsunkinimu, kada jūs tą medžiagą bandot surinkti, pateikti. Nežinau, ar šitas, tikiuosi, kad palengvins, bežiau šitas seminaras neapsunkis, nes paskui kaip tik gali kilti, kad baimė rinkti tą medžiagą, kai supranti, kiek autorių teisės kaip tu leidai. Tai va, tai šitą konfliktą jį reikia turėti galvoj ir priešpriešą, kad iš tiesų kaip ir reikalinga autorių teisė tam pačiam švietimo veikloje, bet kartu ir kliudo. Tai ir to nepašalinsi. Čia nėra pašalinama priešprieša, jį liks. Dar vienas susijusi iš tiesų priešprieša, dar viena, galima būtų pasakyti, kad tie patys žmonės labai dažnai yra abiejose pozicijose. Tai yra ir autorių, ir naudotojų. Ir iš karto jie patenka iš šitą skaidriai pateiktą priešpriešą. Tai yra tiek mokytojas, tiek, kaip pamatysi, mokinys, jie gali kurti ir kuria neišvengiamai. Tai mokinių didelė dalis proceso mokymo yra, kad jie turi parengti kažkokį darbą. Tai, ir kaip taisyklė tas darbas bus saugomas autorių teisių. Tai jie jau yra saugomi autorių teisių. Ir kita vertus, kad parengti darbą arba tiesiog tik tais tikslais tu turi naudoti ir kitų asmenų, kitų autorių kūrinius. Ir tada jau atsiranda, kad tu ir naudotojas, ir autorius. Ir kartais gali būti drąskumas priešingų jausmų, kad kaip čia geriau. Aišku, mokiniam, kurie jų vertinimui parengti kūriniai paprastai nėra skirti generuoti pelną, tai ta problema gal mažai iškyla. Bet vis tik ją reikėtų galvoj turėti.
Gerai, dabar svarbiausios taisyklės. Čia yra tos bazinės taisyklės, jos eis per visą seminarą. Tai pirmiausia, automatinė apsauga. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad autorių teisų apsauga atsiranda kūrinio sukūrimo metu dėka įstatymo pagrindų ir nėra reikalinga jokių papildomų veiksmų. Tai kitaip sakant, pirmiausia, nėra jokių formalumų, nėra jokio registro, jokio valstybinio patvirtinimo, kas gali būti keistai skambėti, netgi paties asmens valia taip pat nėra svarbi. Tai yra dar kartą atsiranda įstatymo pagrindų ir asmuo gali net nesupras, kad jis sukūrė kūrinį. Ir aš tai sakau net ne kaip išimtį, o labai dažna situacija. Kadangi, kaip pamatysim, autorių teisų kūrinių sąrašas labai platus, tai kūrėjų yra daugiau negu galėtume įsivaizduoti. Labai daug žmonių sukuria ir autorių teisės jie turi. Jos gal yra mažareikšmės, mažą vertę turinčios, bet jos yra. Tai va, tai ir šitas principas yra labai svarbus, čia supriešinamas su kai kuriuom teisinam patentais, kokiais, kur reikia kreiptis ir gauti valstybės patvirtinimą, kad tą teisę turi. Tai kartu tai sukelia tikrai didelės problemas, kadangi nėra registracijos kūrinių, paskui mums kyla tokios tikrai didelės problemos. Kaip žinoti, kad kūrinys tikrai yra saugomas autorių teisų? Ir atsakymas yra, kad mes labai dažnai galim ginčytis ir tik tai teismas paskui galutinį žodį pasakys, saugomas ar nesaugomas. Kitaip sakant, kol nebus teismo sprendimo, mes ir nesužinosim, ar tai yra kūrinys ar ne kūrinys. Skamba gal keistai, bet taip yra. O praėjimas iki teismo sprendimo, patys suprantat, kad tai yra komplikuota procedūra ir daugeliu tikrai nemaloni procedūra. Tai va, tai pirmiausia, mes nežinome, ar kūrinys saugomas. Antra, net jeigu mes žinome, kad kūrinys saugomas, mes galime tada nežinoti, kas yra jo autorius, nes ant jo nenurodyta, nieko neparašyta. Net jeigu mes žinom, kas yra autorius, kas buvo sukūrimo metu, kas jį sukūrė, mes nežinom, kam teisės priklauso dabar, nes teisės galėjo pereiti kažkam tai. Ir visą eilę problemų, kad kūrinį turim, o kas teisų turėtojas mes šiuo metu nustatyti negalime. Tikrai tai sukelia didžiulės paskui praktinės problemas, nes pamatysim, mums reikia gauti leidimą, o nežinom, iš ko tą leidimą gauti. Tai va, tai čia pirmas principas. Bet jis yra, tas principas automatinės apsaugos, žinoma, labai parankus autoriui pačiam, nes nieko nereikia daryti. Nes iš karto apsauga atsiranda. Bet jis neparankus naudotojui. Tada antras principas yra, kad autorių teisų apsauga grindžiama išimtinių autorių teisų buvimu. Tai yra, kad autorius veikia kaip nuosavybė į materialius daiktus. Tai yra, kad autorius ar kitas teisų turėtojas, kuriam galėjo perėti teisės, priima sprendimą leisti ar neleisti kitiem asmeniui naudotis. Tai jis gali niekam neleisti, gali to kūrinio net nepaskelbti ir tada niekas to kūrinio naudoti negalės. Taip. Bet čia svarbu paminėti vieną punktą, kad saugomas tik tai to konkretaus autoriaus kūrinys. Jeigu kažkas sukuria labai panašų kūrinį, autorius kliudyti tam antrajam kūrėjui negali. Čia negalioja pirmumo taisyklė. Tai yra, ir praktika įrodo, kad žmonės gali sukurti labai panašius kūrinius. Tai turiu studentą pasakoju ir su jumis galiu pasidalinti tokią, turėjau asmeninę patirtį, kada važiavau pro kalną, labai gražiai saulė švietė, nufotografavau ir maždaug po sekundės įkrito iš esmės analogišką nuotrauką į socialiniam tinkle. Mano kolegos, kuris sėdėjo tam pačiam autobuse ir kelios kitoje eilėje. Ir ties nuotraukos natūralu, kad mes buvom iš esmės tam pačiam, labai panašiam taške ir gavosi labai panašus kampas ir viskas. Ir nuotraukos buvo beveik identiškos. Aš ten pradėjus lyginti, esmė jų ta pati, žodžiu. Tai ar mes kažkuris dabar galim sakyti, kad mes esam tikrasis autorius, o kitas ne? Ne. Galbūt ten dar 1000 žmonių nufotografavo tuo metu tą kalną su gražiu apšvietimu ir visi mes turim teises į savo nuotrauką. Tai taip gali nutikti su bet kurio kūriniu, iš tikrųjų. Būna ir su muzikos paskui atkartojam. Tai klausimas tik tada jau tampa fakto, ar čia buvo kopijavimas, kuris yra draudžiamas, ar buvo savarankiškas sukūrimas, kuris yra leidžiamas.
Tai savarankiškas sukūrimas yra leidžiamas. Dar vienas principas tai yra riba laike, tai yra autorių teisės nesitęsia amžinai, čia skirtingai negu materiali nuosavybė, kuri neturi pabaigos termino. Tai galioja visą autoriaus gyvenimą, pamatysim ir toliau, bet kažkurio momentu baigėsi ir tada visi gali laisvai naudoti tą kūrinį, kurį teisės pasibaigusios, tik tai neturtinės teisės reikia gerbti ir paskui. Gerai, tai tokie yra svarbiausi principai, jos tikrai siūlyčiau, aš juos ir iškėliau į priekį ir užvadinau kaip principus ar svarbiausias taisyklės, kad atsimintumėt ir jie eis per visą tolimesnę seminarą. Tai eiga. Tai dabar dar dėl formalumų trumpai galima pridėti, kad yra tas garsusis ženkliukas C, tai jums galėjo kilti klausimas, tai kaip čia dabar yra su juo. Jeigu sakiau, kad formalumų nereikia, tai kodėl jisai naudojamas ir tas, ką reiškia ta frazė visos teisės saugomas. Teisiškai jį nedaug ką reiškia, iš esmės nieko nereiškia. Tai yra galimybė, tai nėra pareiga, niekas neprivalo Lietuvoje naudoti šitą ženklą. Tiesiog tai yra tam tikra inercija, žmonės ilgai istoriją naudojimo ir leidėjai yra įpratę naudoti, paskui kiti ateina nauji autoriai, pamato, pagalvoja, kad šitaip reikia turbūt ir naudoja. Tai tikrai yra inercijos dalis. Kita vertus, yra tam tikras praktinis, sakyčiau, ne tai, kad teisiškai reikalavimas, bet praktinė pasiekmė, kad jis ir nemaišo. Tai tikrai, jeigu užrašai, kad visos teisės saugomas, tada naudotojui nebekils klausimų. Ir leidėjai, internetiniai portalai tą tikrai labai daro. Jie visada užsideda šitą ženklą ir parašo, kad visos teisės saugomas, ten daugiau prideda teksto, kad jokios dalies negalima gaminti ir taip toliau. Kas kietas irgi ne visai tiesa, nes yra įstatyminiai apribojimai, kurie leidžia kai kurios dalis naudoti ir jau nesvarbu, ką pats asmuo rašo ar nerašo. Tai čia šitie užrašymai, jie daugiau turi psichologinę reikšmę negu teisinę, tą norėjau. Taip apibendrinti galėčiau. Dabar dėl autorių teisių. Jos yra dviejų rūšių, yra turtinės ir neturtinės, ar kartais moralinės vadindavo senais laikais, dabar jau kaip nebevadinti. Tai jos verta skirti šitas dvi grupės, nes jom taikomas šiek tiek kitokios taisyklės. Nes pirma, turtinės gali būti perleidžiamos, ir tai labai svarbu. Tai iš karto reiškia, kad turtinės teisės gali turėti ne tik autorius. Ir dar viena svarbi turtinių teisių savybė, kad jos pasibaigia laikė. Ką tik sakėm, kad terminas yra. Neturtinės teisės nėra perleidžiamos, tai jos visą laiką lieka autoriui ir jos neribotos laikė. Mūsų įstatymas nenumato jokio termino. Tai yra pakankamos priežastys, dėl ko jų nereiktų tapatinti. Dabar dėl neturtinių teisių, tai čia galime ir labai ilgai šnekėti apie tai, bet supaprastinant ir trumpai, tai neturtinės teisės yra dvi Lietuvoje. Viena yra autorystės teisė arba teisė į autoriaus vardą, kuri labiausiai pasireiškia, kada išleidžiamas autoriaus kūrinys ir viešai naudojamas, nesvarbu, tai materialia forma ar nematerialia, jo vardas turėtų būti nurodomas, bet čia atsiranda 3 variacijos iš tiesų pagal mūsų įstatymą. Bendra taisyklė, kad vardas turėtų būti nurodomas, nebent su autoriumi yra susitarta kitaip. Tas naudotojas, pradinis, vis kažkokią sutartį greičiausiai turi su autoriumi ir tada, jeigu nieko nepasakyta, tai reikėtų ir nurodyti. Paprastai, aišku, paderinam, vis tiek, jeigu ten įmant tą klasikinį knygos ar straipsnio leidybą, tai maketą žmogus gauna ir mato, kaip išeis ir kaip bus nurodyti. Ir autorius turi visada galimybę pareikšti savo pastebėjimus, kad jeigu kažkas netikslai padaryta. Galimos 2 kitos variacijos, tai antras variantas yra, kad autorius dėl kažkokių priežasčių nenori nurodyti savo vardo, apskritai nieko nenori nurodyti, tai reiškia, bus anoniminis kūrinys. Tokių pasitaiko, matyt, pasitaikys ateityje. Ir trečias variantas - pseudonimas nurodomas. Pseudonimų irgi būna praktikoje, dar skyla į 2 situacijas. Būna, kad visi žino, kas po to pseudonimų slepiasi, žmogus per daug nesisaugo. Būna tokių, kur tikrai nenori, kad būtų siejamas su
Dėl įvairiausių priežasčių gali būti. Nu, tai man turbūt nereikia, čia užtenka į mūsų literatūros klasikus pažiūrėti, kad pusė turbūt, jeigu ne didesnė dalis, pseudonimus naudodavo. Kai kurie daugybę pseudonimų naudoja, ne? Niekas nesako, kad vienas turi būti. Tai čia, kaip baisiausia galima pažeisti šitą teisę, tai ignoruoti autorių, jo nenurodyti. Ir dar blogiau, ką galima padaryti, nurodyti ne autorių. Tai tiesą sakant, tai yra ir baudžiamo atsakomybė numatyta, jeigu sąmoningai asmuo pasisavina autorystę, baudžiamoji atsakomybė yra numatyta, tai yra vienas baisiausių pažeidimų, kurį galima padaryti. Kartais tokie nenurodymai nebūna piktybiniai, būna kitą kartą, pavyzdžiui, keli rašo ir ten bendraautoriai. Ir kyla klausimas, ar tikrai ten vienas iš jų prisidėjo kūrybiškai prie galutinio produkto, gal jisai ten tik tai idėjomis prisidėjo, o idėjai to nepakanka. Tai visokių tų niuansų būna. Na, tai vėlgi, tada jau čia fakto klausimas bus, ar asmuo kūrybinį indėlį pridėjo ar nepridėjo. Bet jeigu asmuo, ypatingai jeigu vienas asmuo kūrė, tai čia jau nebejoti, tada geriau visada nurodyti. Tai čia buvo autorystės teisė, o teisė į kūrinį neliečiamybę skirta užtikrinti, kad kūrinys liktų daugiau maksimaliai toks, koks autorius įsivaizdavo, tai vėlgi čia įvairių kūrinių grupėms matyti skirtingai bus, bet jeigu ten koks paveikslas nutapytas, tai autorius matyti nenorės, kad kažkas ateitų ir pripieštų kažkokį tai elementą, skulptūroje ten pakeistų kažką, tai lygiai tas pats su literatūra, kad jeigu, kaip tą gražų klasikinį pavyzdį, grožinis kūrinys ir kažkas sugalvoja, kad jam nepatinka tragiška pabaiga ir jisai nori, kad būtų juokinga pabaiga. Tai autoriui akivaizdu, kad tai yra sudarkymas jo kūrinio. Tai štai nuo tokių pakeitimų saugo neliečiamybės teisė. Čia dar reikia pasakyti, kad žinoma, jos gerai saugomas, kaip autorius gyvas. Taip iš savo šiek tiek varpinės pridėsiu, kad kai autorius po daugiau laiko praeina, tuo matyti tos teisės ir neturtinės, nors jos formaliai niekada apsauga nesibaigia, bet su jų apsauga gali kilti problemų. Tiesiog nes nėra kas jas gina. Tai va, dėl neturtinių tiek užteks mums tuo tarpu, dabar dėl turtinių teisių. Ta kita grupė, kur sakiau, perleidžiamos ir turtinės atitinkamai reiškia, kad tas pats pavadinimas matyt nurodo, kad neturtinės auga labiau neturtinį interesą autorius, kaip matėte, tiesiog autorystę ir kad būtų užtikrinta, kad kūrinys išlieka toks, kaip autorius norėjo, kad jisai būtų. O turtinės skirtos atlyginti autoriui, sugeneruoti ekonominę grąžą ir užtikrinti, kad jisai galėtų toliau kurti, gyventi iš savo kūrybos, paprastai kalbant. Tai čia viskas, čia turbūt aišku, šitoj skaidrėje pakankamai aiškiai pasakyta, kad tas draudimas, kurį mes suteikiam autoriui, išimtinės teisės, jos praktikų reiškia, kad tas, kas norės naudoti, jisai turės ateiti pas autorių ir prašyti jo atlyginimo. Nebūtinai, bet autorių teisų tik esmė drįsčiau apibendrinti, kad ir yra. Tai atvejai, kada prašoma atlyginimą. Nes jeigu neprašoma, tada iš tiesų autorių teisės truputį tada kitaip pradeda veikti. Tai atlyginimas yra turtinių teisų dalis. Nors iš karto gal reikia pasakyti, kad autorius visą laiką gali leisti netlyginti naudoti. Čia tokia yra jo teisė. Pas mus yra 8 turtinės teisės. Aš gal labai čia nesustosiu, nes vėl kiekvieną jų čia labai ilgai reikėtų aptarinėti, bet tiesiog žiniai 8, skaidrėse jos matysis. Aš truputį tokį supaprastinimą esu padaręs. Tai tos 8 galima suskirstyti į 3 šitas grupės. Tai vienos yra viena grupė, kada kopijos yra padaromos stabilios, taip kaip nebūtinai materialios, skaitmeninės kopijos čia taip pat patenka. Tai čia yra pirma grupė, iš jų svarbiausia yra atgaminimas. Tada antra grupė, kada viešai arba atliekama, arba skelbiama, arba rodoma. Tai čia ir internetinis perdavimas, televizija, radijas, sceninis tiesiog koncertas gyvas čia taip pat patenka.
nes kopijos šiuo atveju nepadaromos. Yra trečia grupė transformacinės, kada, pamatysime apie sąskaitą, pasakysiu žodį. Tai, sakau, kiekvienos neturim nei laiko, nei galimybių teisų aptarinėti, bet atgaminimą noriu pasakyti, nes tikrai šitą teisę nuolat mums išlys ir matyti tie klausimų, kur galėtų kilti. Tai atgaminimas yra kūrinio kopijos padarimas, tiesiog kopijos padarimas. Ir kas yra labai svarbu, kad kopija suvokiama maksimaliai plačiai. Tai gali būti, nebūtinai kopijuoti tiesiogiai nuo pat originalo, tai gali būti nuo kopijų atgaminta kopija, vis tiek tai yra kopija. Tai nesvarbu, kiek toli jūs nutolsit nuo originalo, jeigu ten tas originalas vis dar atpažįstamas, tai paprastai sakant, tai yra kopija. Tada nebūtinai ta kopija turi būti nuolatinė, tai dėl to, pavyzdžiui, skaitmeninė kopija gali būti laikina, gali būti koks nors medžiaga laikina, sniegas ar dar kas nors, ar šviesos tiesiog holograminis vaizdas, kuris gal irgi laikinas. Bet tai vis tiek būtų kopija. Ir dar kartą baigiant šitą, kad kokia technologija naudojama, koks formatas visiškai nėra svarbu. Dar toks specifinis atvejis, kad trimatis objektas gali virsti dvimačiu, tai pavyzdžiui, skulptūros nuotrauka yra atgaminimas ir atvirkščiai, jeigu iš nuotraukos padaroma skulptūra, tai taip pat yra atgaminimas. Tai va, tai turbūt supratot ir pajutot, kad atgaminimas labai plačiai apima. O dar vienas aspektas, kad atgaminti nebūtina viską atgamins. Irgi turbūt greit sutartumėm, kad jeigu autorių teisė saugotų tik tai kūrinio visumą, tai būtų labai lengva apėti, kad 1% nepanaudoju. Sakai, kad aš nepanaudoju viso kūrinio, panaudoju tik 99%. Tai kad nenutiktų toksai apėjimas lengvas, dalis kūrinio taip pat yra saugoma. Šiokia tokia problema yra, kad įstatymas aiškiai nepasako, kokia dalis, tiesiog atsakymas originali dalis. Tai čia, pavyzdžiui, buvo byla Europos teisingumo teismo, kur 11 žodžių traukdavo po 11 žodžių iš straipsnių vienas verslas ir buvo pasakyta, kad taip gali būti. Tai fakto klausimas galų gale, bet 11 žodžių tikrai gali būti laikomi saugoma dalimi ir pažeidimas būtų. Gerai, dabar tos kitos teisės, kada kopija nepadaroma, o naudojamasi paprastai kažkokiam technologijom, tai gali būti ir gyvas, kaip sakiau, koncertas, bet labai dažnai mes jo turim televizijos, tai klasikinė atveju, interneto atveju. Tai čia pagrindinė perskyra tarp viešo ir privataus naudojimo, tai viešas naudojimas, kuris implikuos autorių teisų buvimą ir jų pažeidimą galima, yra tada, kada paskleidžiamas kūriniai neribotai asmenų grupiai. Tai yra asmenims, kurie nėra susiję šeimos ar kažkokiais tai kitais artimais socialiniais ryšiais. Tai kas vyksta šeimoje dėl įvairių priežasčių, autorių teisė nesikiša, bet jeigu tai jau išeina į viešumą, tada jau autorių teisės atsiranda, tai mokykla vienareikšmiškai patekstų prie viešos vietos. Tai, kad, pavyzdžiui, skelbiama būtų mokyklų patalpose, tų švietimo įstaigų patalpose, tai yra vieša vieta, nes dalyvauja pakankamai daug asmenų ir jie nėra susiję. Tai čia, taip gali sakyti, kad mokiniai, mokytojai, bet čia ne ta sąsaja. Tai čia jau būtų viešas naudojimas. Gerai. O transformacinės teisės tai yra, kada kūrinys perkeičiamas, tai pas paprasčiausiai turbūt įsivaizduoti yra, kada išverčiamas kūrinys į kitą kalbą, tai tada mes turim vieną kalbą knygą, išverčiam į lietuvių kalbą, turim lietuvišką vertimą, tai nėra tas pats, kas pradinis, tai ir tokiu atveju mums taip pat reikia leidimą gauti iš pradinio autoriaus. Ir čia paminėti ir kiti pavyzdžiai, kaip galima transformuoti kūrinį, adaptaciją, aranžuotę, inicializavimas. Gerai, dėl teisių tiek ir mūsų laikas sparčiai bėga. Tai dėl galiojimo laike. Tai
Ta taisyklė, gal jūs irgi žinot šitą, visą autoriaus gyvenimo teisė galioja autoriaus ir dar 70 po jo mirties. 70 metų po autoriaus mirties. Nes asmuo miršta, tada mes skaičiuojam tuos 70 metų. Ne nuo paskelbimo, tas yra svarbu. Šitą taisyklę turi išimčių, pavyzdžiui, jeigu yra bendraautoriai, tai mes skaičiuojam nuo paskutinio iš tų bendraautorių mirties, jeigu yra anoniminis kūrinys ir mes nežinom autoriaus ir nežinom tada mirties, tai tada nuo jo viešo paskelbimo skaičiuojam, bet bendra taisyklė yra šita ir vis tiek 70 metų. Tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, kaip suprantat. O kas atsitinka pasibaigus? O pasibaigus, mes sakom, kad autorių teisės yra tam tikras sandoris su tarp visuomenės ir autorius, kad jis turi 70 metų štai, po savo mirties apsaugą, bet paskui kūrinys tampa visuotinė nuosavybė ir visi kūriniai, kurių terminai pasibaigia, gali būti naudojami jau neklausiant niekieno leidimo ir atlyginimo taip pat niekam mokėti nereikia. Čia tik tai pastebėjimas, kad kalbame apie turtinės teisės. Neturtinės teisės nesibaigia, vadinasi, jos turėtų būti saugomos ir toliau. Tai pas mus yra numatyta procedūra, iš tikrųjų įpėdiniai saugo po asmens mirties, paskui kultūros ministerija perima apsaugą, numatyta tokia funkcija mūsų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai. Taip. Ir išimtis ir apribojimai, čia paskutinė skaidrė su pirma tema, žiūriu, kad visą laiką užsitęsia kažkodėl tai šitą kalbą. Tai išimtis apribojimai, aš apie juos plačiau kalbėsiu trečioji daly, bet tai yra tie atvejai, kada įstatymas balansuoja, apriboja autoriaus teises, sako, kad yra svarbių visuomenės interesų, švietimas yra vienas iš tokių abejotinų interesų. Ir tada galima kūrinius naudoti vėlgi neprašant leidimo. Nors kai kuriais atvejais, tarp kitko, yra numatytos kompensacijos autoriams, bet tada paprastai sistema tai veikia, kad naudotojas net ir nepamato arba veikia kvazi automatiškai ta sistema. Ja, tai tie, kur jums aktualūs, aš sakyčiau, kad tiesiogiai jūs ir net nepastebėsit, kaip čia viskas vyksta su to kompensacija. Gerai, tai sulig pirmu aš tarsi pirma dalis baigėsi. Taip, dabar aš greitai pažiūrėsiu, ar kaip žadėjau dėl tų jeigu norit kažkokį paklausti dabar, tai paklauskit. Aš vieną matau komentarų srity, kaip raudonkepuraitės pasakos pabaigų įvairovės, aš ne visai esu tikras dėl klausimą. Čia matyti kad keičiama autoriaus pradinė mintis. Tai matyti toks klausimas. Tai čia tik trumpas toks, kad jeigu autorius gyvas, tai galėtų jis matyti prieštaravimą. Aš turiu žiauresnių pavyzdžių. Pavyzdžiui, su man dėl Paryžiaus katedros iškraipimo Holivude labai skauda širdį, bet taip, tai nutinka, kad yra visiškai pakeičiama kūrinio prasmė ir esmė. Tai yra pagrindas ginti. Čia, aišku, paskui atsiranda tam tikri jurisdikcijų klausimai, tai vėl kaip tu gali, nes gal pažeidimas ne tavo jurisdikcijoje vyko. Bet formaliai, jeigu, taip trumpai atsakant, kad jeigu čia kažkas dabar sukuria pasaką ar ne pasaką, ne taip svarbu ir kažkas keičia, tai ta galimybė prieštarauti yra. Tai tikiuosi atsakiau, kitų klausimų negirdžiu. Tai aš tada einu prie antro, nes mes turėsim dar galimybę pabaigoje plačiau pakalbėti. Tai dabar antra tema, tai buvo dėl objektų nuosavybės ir tai yra klausimas toksai, kas saugoma ir kam priklauso teisės. Tai pirmiausia, kas yra saugoma autorių teisų objektai arba kūriniai, tai yra sinonimai, kad būtų aišku, sakysiu, kartais objektai, kartais kūriniai. Tai iš tiesų labai plati savoka
Ir šitoj skaidrėje aš pabandžiau suvesti esminius punktus, ką nereikia atsižvelgti, vertinant, kas yra saugomas autorių teisių objektas ir ką reikia atsižvelgti. Tai į ką aš pradėsiu nuo to, ko nereikia atsižvelgti, nes tai labai svarbu ir žmonės kartais klysta, turiu to patirties, tai tikrai ne lygio vietoj atsirado šitas skaidrė. Tai pirmiausia, į ką nereikia atsižvelgti, tai nesvarbu, ar kūrinys buvo paskelbtas. Kitaip sakant, skelbiami ir nepaskelbti kūriniai, kurie nėra skirti komerciniam naudojimui, tai klasikiniai pavyzdžiai yra laiškai. Tai laiškai yra skirti konkrečiam adresatui paprastai, gal net ir supyktų asmuo, jeigu juos kažkas paviešintų, ar būna, kad prašo sudeginti paskui, ar ne? Bet jie yra saugomi. Laiškas, kaip taisyklė, pasižymės pakankamų originalumų, kad būtų saugomas, tai autorių teisių objektas. Kitas pavyzdys, dienoraščiai, irgi klasikinis, irgi. Paskui labai mėgsta leisti dienoraščius, kai jeigu žmogus tampa žymus, ir niekam kaip ir nekyla abejonių, kad čia yra kūrinys, bet jisai saugomas jau ir iki paskelbimo, tai tą reikia labai aiškiai pasakyti. Toliau, labai svarbus principas ir jums labai svarbus principas, kad mes netaikom jokios meninės vertės. Kitaip sakant, dėl meninės vertės galime ilgai diskutuoti ir galėtų net turbūt didžioji dalis sutar, kad meninė vertė kažkokio kūrinio yra menka, bet jos yra saugomos. Tai, kaip dėl dainų tokio, paprastas pavyzdys, kad tikrai yra, sakytų, yra menkavertė muzika, bet vis tiek muzika, vis tiek saugoma. Tai čia jau menkavertė ir nemenkavertė yra vertimo dalykai, kurie teisė reikšmės neturi. Saugomi ir menkaverčiai objektai. Klausimas yra, pamatysim visai kitoje vietoje, tai yra originalus ar neoriginalus, bet jeigu asmuo sukūrė, tai tegul ir labai banalų dalyką, vaikišką, ar nelogišką, ar dar kažkokį kitokį, tai nėra argumentai nesaugoti. Tai labai jau turbūt pajutot, atsirėmė, kad, pavyzdžiui, mažų vaikų ir jų kūrimi kūriniai, jie paprastai nebūna labai didelės meninės vertės, bet jie yra saugomi, todėl kad mes netaikom jokios kartelės. Tada, trečias svarbus dalykas, nėra jokio baigtinio sąrašo kūrinių, vadinasi, gali būti bet kas kūrinių, bet taip reikia išgirsti, bet kas. Tai yra pavyzdinis sąrašas, bet jisai nėra niekaip neapribojamas. Tada, dėl formalumų netaikymo jau pasakiau, ir tarp kitko pasakiau ir paskutinį, tai yra, kad paties autoriaus irgi niekas neklausia nuomonės, tai vaikai ir dalis darbuotojų labai nustebtų sužinojo, kad jie yra autoriai, bet jie yra autoriai. Tai autorių yra daugiau, negu mes įsivaizduojame. Dabar kokiegi vis dėlto tie tikrieji reikalavimai, tai čia yra dešinėje pas mane skaidrės pusėje surašyti, tai realiai yra du, neseniai galima papildyti po dabar jau trečiu. Tai pirmiausia, turi būti kažkokia objektyvia forma išreikštas kūrinys, tai čia toks labai lengvai suvokiamas reikalavimas, nes jeigu nėra išreikšta kūrinio į objektyvę formą, tai tada iš principo negalima net nei nukopijuoti, nei panaudoti. Tai nėra apsai joks objektas. Tai čia tik tai aspektas toksai, kad neturi būti užfiksuota nebūtinai popieriuje, tai užtenka, pavyzdžiui, transliuoti, arba iš tiesų net gyvas atlikimas jau būtų to objektyvi forma. Asmuo sukuria muziką ir vietoje sugroja. Tai būtų objektyvi forma. Irgi čia plačiai reikia suvokti objektyvią formą. Bet kokia forma, kuri leidžia bet kurią iš mūsų juslių pagauti, pagrindinės, aišku, akis ir ausis yra tos pagavimo priemonės, to pakanka. Dar vienas ir esminis, turbūt pats sudėtingiausias reikalavimas yra originalumas. Apie jį kitoje skaidrėje, tai dabar tik suspenduojam. Ir trečias, kad dabar dažniau pabrėžiama, kad turi būti autorius žmogus. Ne šiaip, nes čia dėl dirbtinio intelekto kyla, bet atsiranda tokių objektų, kurie yra ir objektyvus, ir kurie pakankamai originaliai atrodo, bet nėra žmogaus, ir tada sakom, kad čia nėra saugomas kūrinys. Tai apie dirbtinį intelektą irgi dar turėsiu skaidrę, tai sugrįšiu prie šitą klausimą.
Tai dabar dėl originalumo, tai yra tas svarbiausias reikalavimas. Originalumas turi dvi pusės. Pirmiausia, kad tai nėra kopija ankstesnio kūrinio. Taip, tai turbūt lengva suprasti. Ir antra, kad pasižymė kūrinys tam tikrų kūrybiškumu, o jisai autorių teisė suvokiama, kad autorius galėjo laisvai ir kūrybiškai pasirinkti kūrybos priemonės. Tai paprastą pavyzdį, kad jeigu turi rašinėlį parašyti mokinys arba mokytojas nori eilėraštį sukurti, tai jie renkasi iš daugybės meninių priemonių, kaip pradėti, kaip baigti, kaip vertinti ir taip toliau. Tai niekas jų neriboja. Atitinkamai, bet koks literatūros kūrinys, matyt, neišvengiamai dėl to tampa originaliu. Nu, nebent kažkokie yra išoriniai apribojimai, taisyklės, retai būna. Bet būna. Išimtais atvejais galėtų būti. Tai toks yra originalumo apibūdinimas. Taip, apie šitą 11 žodžių aš jau pasakiau. Ir dar vieną irgi norėjau paminėti. Svarbių objektų grupę, tai yra išvestiniai kūriniai ir rinkiniai. Jie yra gana panašus šitos grupės. Tai yra, kada ankstesni kūriniai, išvestiniai kūriniai perdaromi, jau minėjom šitą vertimai, inscenizacijos ir taip toliau, o rinkiniai, kad tiesiog įmami ankstesnių savo arba ne savo, nebūtinai dažniausiai ne savo egzistuojantis kūriniai, straipsniai, ištraukos iš straipsnių, kažkokios antologijos sudaromos. Ir sudedami. Tai jeigu tas sudėjimas buvo vėlgi laisvas ir kūrybingas, tai yra savarankiškas objektas. Tai tarp kitko mūsų pirmoji lietuviška knyga yra kaip tik išvestinis kūrinys, nes ten yra versta iš vokiečių kalbos ir dalis teksto ir taip pat renginys. Taip per šitos praeina reikalavimus. Taip, ir čia svarbu tik atsiminti, kad teisės į tą ankstesnius kūrinius, kurie egzistavo, kurie buvo arba rinkinį įdėti, arba kurie buvo perdaryti, jos išlieka. Reikia iš tų autorių irgi. Jeigu autorių teisės tebegalioja, reikia gauti sutikimus. Gerai, čia yra pavyzdinis sąrašas, kas gali būti saugoma. Aš orientavausi, kas švietimo įstaigose galėtų būti. Tai netraukiu čia kai kurių objektų, kurie įstatymų minimi, bet kurie mažiau tikėtini. Tai, tiesą sakant, bet didžioji dalis patenka. Kaip be galvočiau, tai aišku, kad visi literatūros kūriniai, žodiniai kūriniai atkreipkite dėmesį, vadinasi, žodžių išreiškimus, jau šitą sakiau, kad nebūtina užfiksuoti. Tai irgi jau būtų pakankamai išraiškos forma, kad apsaugą gautų. Žinoma, ir spektakliai yra kūrimi mokyklose, muzikos kūriniai ir kuriami ir atliekami, ir fotografija žinoma, ir filmukai kūrimi, jo dabar, kaip paprasta, telefono užtenka, kad didžiąją dalį šitų dalykų padarytum, kurie aš jau paminėti. Ir kaip jau sakiau, nėra baigtinio sąrašo, taip kad tikrai sąrašas yra labai platus. Tas, aišku, pavyzdinis sąrašas, jisai irgi neblogai parodo, kiek įvairių rūšių yra ir, sakau, įsivaizduoju, kad beveik su visom jum ir susiduria, tai dar daugiau. Dabar, kur yra ribos? Tai vieną paminėjom, kad jeigu originalus nebūtų kūrinys, o yra tik tai kopija, tai jis nėra saugomas. Kitas svarbus apribojimas, kad nėra idėjos saugomos. Mes darom perspėję tarp idėjos ir išraiškos, tai pats idėjinis siužetas, bazinės mintis kūrinio, čia literatūros, tiesa, kad tas pats ir muzika galėtų būti, nėra saugomos. Tai jas galima naudoti. Lengviausia matyti su literatūros, kad kalbėti, kaip pavyzdžius duoti. Tai vėlgi yra tam tikri siužetinės linijos, kurios eina per tūkstančius knygų, kokia meilės tema, ar nelaimingos meilės tema, ar nelaimingos meilės tema, kur, reiškia, šeimos pykstasi dėl to, tai čia žinot apie kokį kūrinį kalbu, bet jisai buvo paskui pakartotas šimtuose filmų, knygų ir kitokių kūrinių ir bus kartojamas toliau. Tai čia tam tikros yra temos atsikartojančios.
Tai tai yra idėjinis lygmuo ir jis yra pernelyg bendras, kad galėtų priklausyti konkrečiam autoriui. Labiau vargu ar galėtume pasakyti, kad kažkas pirmas ir sukūrė tokį bendrą. Tai taip, atskirimas idėjas nuo išraiškos ne visada yra lengvas, kartais yra pilka zona tarp jų. Nu, tada ateina teisininkai ir sprendžia, ar čia idėja, ar čia išraiška. Dabar kiti objektai, čia gal greičiau prabėgsim, tai yra atradimai, kurie objektyviai egzistuojantis dalykai. Čia niekas nesukūrė jų, yra tokie kaip yra. Atskiri duomenys, taip pat, nesvarbu, meteorologiniai, faktiniai, ar ten užfiksuojat kažkokį, tai statistiniai duomenys, jie nėra saugomi. Tai dėl to, pavyzdžiui, galite kokius statistinius duomenys labai saugiai naudoti, nes jie nėra saugomi autorių teisų. Teisės aktai, oficialūs dokumentai nėra saugomi. Tas irgi ypatingai teisininkam labai smagu, kad čia apsaugos nėra. Folkloro kūriniai, kas jums galėtų būti arti, tai yra, kada autoriaus mes ir nežinom, nes taip pat pasakos, yra pasakų, kurių autorius mes žinom, bet yra pasakų, kurios, sakom, lietuvių liaudies pasakų. Užsienio šalių tautų pasakos, bet jų autoriaus niekas nebegali pasakyti. Na, paskutinės gal čia jau nebesileisiu, taupydamas laiką čia daugiau muziejams ir bibliotekoms aktualus, jums gal netaip svarbu. Taip, ir kita pusė šito klausimo, kas turi teises. Kas turi teises. Tai čia labai svarbu suprasti, kad teises gali turėti ne tik autorius. Pagal bendrą taisyklę, sukūrus kūrinį, pirmiausia teises įgyja autorius. Tokia yra bendra taisyklė. Bet turtinės teisės perleidžiamos, kaip jau sakėme. Vadinasi, teisės gali būti perleistos kitiem asmenim ir tada ne tik tiek fiziniam asmenim, tiek juridiniam, turbūt įsivaizduojat, koks skirtumas. Fiziniai asmenys yra žmonės, o juridiniai asmenys yra įmonės įstaigos. Tai gali būti perėmėjas tiek žmogus, tiek nežmogus. Čia visiškai nesvarbu. Ir todėl mes turim šitą nesutapimą tarp autoriaus ir autorių teisų subjekto arba autorių teisų turėtojo. Tai subjektas ir turėtojas yra sinonimai, mano šitos skaidės irgi, kad aišku. Bet apibendrinant norėčiau pabrėžti, kad autorių teisų subjektas yra platesnė sąvoka, platesnė, nes gali būti ir ne tik autorius, bet ir kiti asmenys. Dabar pas mus autorium gali būti tik žmogus, tai yra svarbi nuostata. Čia mes turėjom bylą, ne Lietuvoje, gaila, kad bežionė bandė pripažinti autorių, bet pasakė, kad ne, reikia būtinai žmogaus nebuvo ir indėlio kūrybinio ir nuotrauka šita tapo nebesaugoma autorių teisų. Iš karto einu prie kitos skaidrės. Gerai, dėl to žmogaus kaip ir aišku. Dabar klausimas, ar kažkokie reikalavimai tam žmogui keliami. Tai ne. Visi žmonės gali būti autoriais. Ir čia, pavyzdžiui, amžius nėra svarbus. Vadinasi, mažamečiai taip pat gali būti autoriais. Ir jie yra autoriais. Tai piešia ir kabo jų piešinukai. Tai štai mes turim puikų pavyzdį, kada piešinėlis buvo panaudotas vaiko, čia 3 metų, kaip matom. Štai autorius nurodytas, čia ir autorius to piešinėlio ir paskui viso pašto ženklo dalinkės, gerbiama Eglė. Tai be abejo yra autorių teisių objektas. Ir šiuo atveju sėkmingas, padaręs gerą karjerą. Dar galėčiau pridėti, kad jau nuo 14 metų mokiniai jau gali įgyvendinti ir teisės į savo kūrinius, tai net jie sprendimą gali priimti, kur naudoti. Tai ne tik kad tie autoriai, bet ir laisvai gyvenime savo teisės. Tai va, tai dėl šito neturėtų tokių klausimas. Tai aš pasakiau piešinius, bet kokie kūriniai čia patenka. Ir muzika gali kurti, ir žinoma, raštus pastoviai rašo ir jie yra autorių teisių objektai. Tai iš to, ką pasakiau, turėtų būti visiškai aišku. Taip kaip, kad čia kilo tokia juokinga sąlyginai situacija, nes neskaičiau Australijoje, kada viena mokykla, ten darželis buvo, jie turėjo finansinių sunkumų, tai jie pareikalavo, kad tėvai išsipirktų savo vaikų piešinius ir ten tikrai ženklios sumos buvo nurodytos. Tai kilo didžiulis skandalas, kaip jie bando pasisavinti vaikų piešinius.
Net kažkas įsilaužė pagrobtos piešinius. Tai va, tai čia ne Lietuva, čia tolimoji Australija. Dabar aš gal taupydamas laiką irgi šiek tiek trumpinsiu, tai kaip mes autorių nustatom? Paprastai, jeigu laikomės to autorystės nurodymo, jo vardas bus nurodytas kūrinyje, mes žinosim, kas yra autorius. Jeigu nėra nurodyta, tai tada, aišku, gali kilti klausimų ir problemų, jeigu anonimiškai kūrinys. Arba būna ir tokių situacijų, kad vardas nurodytas, bet iš tikrųjų tai nėra tikras autorius. Ir būtent plagiato atveju, kad kažkas paskelbė, tai atsiradęs tikras autorius, žinoma, galės nuginčyti, kad jisai iš tiesų yra to kūrinio autorius, o plagiatorius yra plagiatorius. Gerai. Dar vienas svarbus aspektas yra bendra autorystė. Tai paprastai kalbant, tai yra, kai du arba daugiau autorių yra. Ir jie derina savo darbą, tada atsiranda bendra autorystė. Bet čia reikia pridėti vieną svarbų dalyką, kiekvieno bendraautoriaus indėlis turi būti kūrybiškas, tai būtent ta originalus indėlis turi būti. Nes būna tokių situacijų, kad asmuo dalyvauja kūrybai, bet jisai teikia tik materialinę, techninę, piniginę pagalbą, užsako tiesiog, tai jisai ne tas bendraautorius, nes čia tikrai tas atvejis gali kilti, kada yra užsakovas, jisai subūrė grupę, jo idėja galbūt net buvo, jisai sako, sukurkit čia filmą, dar kažką. Bet jisai pats nekūrė, jisai tik tai davė idėją, idėja nėra saugoma, jisai davė pinigus, tai labai svarbu, bet jis nebus autorius. Tai žinoma, tas asmuo matyt norės perimti teises, sudarys sutartį su tais tikraisiais kūrėjais, bet jisai autoriumi nebus, šitą reikia aiškiai pasakyti. Gerai, teisės gali pereiti, tai pagrindiniai du būdai yra arba pagal sutartis, arba paveldinti. Gali būti ir originalesnių būdų, bet šitie du pagrindiniai mums visiškai yra pakankami. Nes paveldėjimas natūralu, jeigu 70 metų po autoriaus mirties turinės teisės galioja, tai kurios dingsta, po mirties jis yra paveldimas. Ir labai svarbi nuostata čia, ir čia kaip tik baigsiu antrą dalį, tai yra tarnybiniai kūriniai. Tikrai čia viena skaidrė, bet ji labai daug apima praktinių dalykų. Tai iki šiol aš kalbėjau, tarsi autorius būtų savarankiškas, bet dabar jūs visi čia esantis, čia matyti ir svečių yra, kurie ne švietimo įstaigose dirba, bet didžioji dalis čia esančių matyti dirbat pagal darbo sutartį. Ir kaip sakiau, jūs visi irgi esat potencialūs kūrėjai, o gal džiaugiuosi, kad ir realūs kūrėjai. Tai klausimas yra toksai, o kas jeigu asmuo sukuria pagal darbdavio nurodymą, jo funkcija darbo yra kurti. Kaip tada? Tai turbūt irgi, čia kas tada nutinka, jeigu asmuo dirba pagal sutartį, čia vat yra 3 reikalavimai, aš taip išdėsčiau kaip reikalavimus. Tai pirma, kad yra darbo sutartis. Taip, pas mus dabar čia šitoje vietoje retai juokaujama. Jeigu žmogus dirba darbo santykiuose, tai jis turi darbo sutartį. Tada viena iš jo darbo pareigų yra kurti, čia antras reikalavimas, svarbu. Ir trečia, nėra kitokio susitarimo, tada teisės iš tiesų perina darbdaviui. Bet čia reikia padaryti keletą papildomų pastebėjimų. Pirma, tai va dėl to, kad darbo pareigų turi būti pasakyta aiškiai, nes čia tikrai kyla praktikoje paskui ginčų, kad nėra aišku, ar darbuotojui buvo pavesta kūrinį kurti ar nebuvo, ar kūrinius. Tai buvo darbo funkcija. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad neaiškumai visada bus aiškinami darbuotojo naudai, ne darbdavio darbuotojui. Tai labai gali būti, ir Lietuvoje tokios praktikos yra buvę teisminės, kad baigdavosi tuo, kad darbuotojai pripažindavo teises, o darbdavys paskui būdavo laikomas pažeidėjų, visai tą kūrinį naudoja. Tai čia atsargiai su šito. Ir tada aiškiai turi būti suformuoluota užduotis darbuotojui, aprašyta jo pareigybės aprašyme, kad jisai kūrinius kūrė. Tai čia vienas aspektas svarbus. Kitas svarbus aspektas. Teisės perina laikinai, tai yra 5 metai. Įstatymas numato laikiną perėjimą, šitą nuostatą
yra kritikuota, kad kažkaip tai jinai sukuria tam tikrą neaiškumą ir neapibrėžtumą, bet yra tokia, tai kad 5 metam pereina darbdaviai, po 5 metų grįžta darbuotojų. Taip sakant, jeigu darbdavys dar po ilgiau negu po 5 metų norės tą kūrinį naudoti, kad būtų nuotrauka, straipsnis, knyga, bet kas, filmas, kompiuterinės programos iš tikrųjų atskirai reguliuojamas, bet mes panašiai taisyklę taikom. Tai reikės iš naujo tartis su darbuotoju. Tai va šitą aspektą reikia pasakyti. Ir dar vieną aspektą reikia paminėti, kad perina turtinės teisės, bet autorius vis tiek yra darbuotojas. Tai nepaisant teisų perimą, mes sakom, kad darbuotojas yra autorius, jo vardas turi būti nurodomas, tik tiek, kad turtinių teisų jisai 5 metus neturi. O jie gali nusimatyti ir kitaip, jie gali nusimatyti, kad ne 5 metus, o visam laikų terminui darbdaviui pereis, arba atvirkščiai visai nepereis teisės. Tai čia tikrai šalis gali susitarti. Nors praktika rodo, kad nedažnai susitarė. Ir dar viena, čia paskutinė jau bus skaidrė šitoj daly, tai yra dėl dirbtinio intelekto. Kadangi tai aštrus klausimas, tai būtinai maniau, kad reikia jį traukti. Lietuvoje praktikos mes turim šiuo metu 0. Kalbų daug turim, bet praktikos 0. Aš žinau, kad privačiam, sakant, neteisminiam lygmenį kyla tie klausimai, bet jie neina kol kas dar pas mus iki teismo. Todėl aš čia remiuosi šiek tiek užsienio praktiką. Tai štai mes turime pavyzdį, paveikslas, kuris nenutapytas, sugeneruotas, tokiais atvejais sakom, sugeneruotas dirbtinio intelekto. Ir tai yra amerikiečio buvo žmogus, ir dabar jisai yra Stevenas Tyleris, o jo programa vadinasi Dabus. Ir jisai bandė įtikinti JAV institucijas, kad autorium turėtų būti laikomas ta programa, dirbtinis intelektas. Ir jisai gavo neigiamą atsakymą, ėjo į teismą šitą bylą, ir teisme galutinai buvo pasakyta, kad JAV kaip ir Lietuvoje, aš dėl to ir įsidėjau šitą bylą, todėl kad JAV taiko iš esmės tą pačią taisyklę kaip mes Lietuvoje. Tik žmogus gali būti autorius. Vadinasi, dirbtinis intelektas nėra žmogus, automatiškai autoriumis negali būti ir autorių teisės tada neatsiranda. Tai vėlgi pasiekmė kokia, kad dirbtinio intelekto kūriniai, tie grynieji kūriniai nėra saugomi autorių teisų. Bent tokia yra dominuojanti šiuo metu tendencija. Kadangi tai yra dar naujas klausimas, jis matyt vystysis, tai laukite tęsinio, bet šiuo metu tendencija yra aiški, dirbtinio intelekto rezultatai nėra saugomi, bet čia reikia padaryti labai vieną svarbą perskyrą, kuri čia pas mane paskutinio atkairėje pusėje pastraipa, kad čia reikia daryti perskyrą tarp situacijų, kada yra tikras dirbtinio intelekto kūrinys, tas 100%, kada duodama tik tai užklausą, paprašoma tam parengti kažką ir sakoma, kad asmuo visiškai nekontroliavo, kaip yra kūriama, niekaip neįtakojo kūrybos. Ir šitoje byloje tas Tyleris jis buvo labai nuoseklus, kad jisai neįtakoja. Tai gavo sprendimą, kad apsaugos nėra. Bet yra kitų bylų, kada sakoma, kad dirbtinis intelektas buvo tik tai įrankis, priemonė, pagalbinė priemonė, bet buvo ir paties asmens kūrybos galima konstatuoti. Tai darė tas žmogus dirbantis su dirbtinio intelekto sistema kūrybingus ir laisvus sprendimus. Tokiu atveju kūriniai yra saugomi. Irgi čia jau atsakymas aiškėja. Taip, kad dirbtinio intelekto sistemos panaudojimas automatiškai nelemia, kad tas objektas nebus saugomas. Tai tada verčia užduoti kitą klausimą, koks buvo indėlis žmogaus, buvo kūrybinis ar nebuvo. Gerai, tai čia yra antra dalis ir prieš perėdamas į trečią, greit pažiūrim, tarsi ir nėra daugiau klausimų. Tai gerai, einam trečios, kaip tik nesu laiku mes jau buvom susivėlinę, bet dabar mes išsilyginsim labai gerai. Tai trečia dalis, jį remiasi pirmom dviem, aš jau remsiuosi to, kas pasakyta ir tikiuosi, kad tikrai bus aiškiau, kodėl yra taip, kaip sakau.
Tai čia ta tokia tarsi praktiškiausia buvo įsivaizduojama, tai dabar tokia keletą bendrų postulatų. Tai autorių teisės yra išimtinės, tai vadinasi, bet koks kūrinio naudojimas be autoriaus leidimo pagal bendrą taisyklę yra neteisėtas. Ir atvirkščiai, jeigu norite naudoti saugomą autorių teisų kūrinį, reikia gauti leidimą. Ir išankstinį leidimą. Nes paskui galima gauti ir vėliau. Bet matot, kur yra rizika. Vėliau autorius gali neduoti, arba jisai gali sakyti, kad, palaukit, jūs panaudojate be mano žinios leidimo, aš esu įskaudintas ir dabar prašau tam tikrą kompensaciją papildomai sumokėti. Na, jis taip gali taip sakyti. Tai va, taip, kad saugus kelias yra naudoti, gauti leidimą iš anksto. Dabar, kas labai svarbu, ir kažkaip aš net nustebęs, kad kiek teisininkų šito nesupranta, kad tikslas naudojimo visiškai neturi reikšmės. Tai yra, pastoviai mane bando įtikinti, kad jeigu naudojama nekomerciniais tikslais, tai viskas yra gerai. Aš bandau sakyti, kad nėra gerai, bet matau, kad neįtikinu. Tai va, bet šito seminaro tikslu dar kartą labai aiškiai sakau, kad kūrinio naudojimo tikslas reikšmės tiesioginės neturi. Tai yra galioja bendra taisyklė, kad reikia gauti leidimą, arba yra tie įstatymai numatyti apribojimai, tada leidimo nereikia. Tai va, arba leidimas, arba apribojimas. Arba parodysiu dar ir keletą kitų modusų. Bet gynyba, kad mes naudojame ir nesiekėme jokio tikslo, negeneravim pajamų, arba ypatingai tai yra biudžetinė įstaiga, gal ar viešoji įstaiga, ir vykdo šviečiamąją funkciją, arba kitą ten kažkokią kilnią funkciją, tai nėra jokia gynyba. Klausimas paprastas, arba jūs patenkate į vieną iš apribojimų, kuriuos taip reisim, arba jūs nepatenkate. Ir jeigu nepatenkat, tai tada tikslas savarankiškos reikšmės neturi. Taip, matyt, tai atsirems paskui, jeigu sprendžiama dėl piniginės kompensacijos, jeigu bus prašoma, tai tam tikrą vaidmenį vaidins, bet tai yra antraeilis dalykas. Klausimas, ar pažeidimas buvo ar nebuvo, atsakymas buvo. Tikslas, nėra tokio tikslo, kuris leidžia suspenduoti autorių teises. Bent jau dabar nėra tokio įstatymą numatyti. Tai šitą turėkit galvoj. Antras tiesiogiai susijęs, nes tas labai dažnai keliamas klausimas, kadgi čia jokių pajamų negauta, net nesiekta gauti, kad čia nuo pat pradžių buvo nekomercinis naudojimas. Tai tiesiogiai taip pat nesvarbu, leidimą vis tiek reikia gauti net ir nekomerciniam naudojimui, kaip tai beskambėtų. Taip, čia nieko kito nepasakysiu, tiesiog taip kategoriškai reikia ir akcentuoti. Ir čia, kadangi, sakau, dažnai su naudotojais tenka kalbėti, sako, tai koks vis dėlto yra tas tikras garantuotas būdas, kaip nepažeisti autorių teisių. Tai išėjau tik į vieną tikrą ir garantuotą būdą, tai nenaudot kūrinio apskritai. Tai yra vienintelis tikras ir garantuotas. Savo susikurti. Toks yra atsakymas. Bet aš irgi preziumuoju, kad šitas sprendimas gal ne visai tenkina jūs. Kartais esi tiesiog priverstas naudoti kūrinius. Tai tada žiūrime, reikia įtraukti mokymo medžiagą. Tai kitoj skaidriai aš šitą vieną svarbiausių iš visų šitos kalbos. Jis pateikia sąrašą pagrindinių strategijų, kaip naudoti kūrinį nepažeidžiant autorių teisių. Čia nėra išsamų sąrašas, galėtų būti dar keletas įdėta variantų, bet jie jau yra labai tokie specifiniai, priklauso nuo situacijos ir mažai tikėtini jūsų veikloje. O šitie yra tokie gana tipiniai. Tai pradėsiu laikrodžio rodiklės kryptim nuo 12 valandos. Tai pirmiausia, primenu, čia mes šiek tiek grįžtam prie to, ką kalbėjom. Jūs galite labai laisvai naudoti tai, kas nėra saugoma autorių teisių, tai mes sakėm, idėjos nėra saugomos. Tai jūs tą pačią idėją galite persakyti savo žodžiais ir autorių teisių pažeidimo tada nėra. Gali būti, kad galima kelti etikos klausimą, kad čia nėra originali idėja, bet
autorių teisų pažeidimo nebebus. Savais žodžiais keičiant išraiškas, priemonės, jau tu gauni kitą rezultatą. Mes sakom išraišką, tai žodžiu išraiškos svarbiausia kokiu. Tada sakėm, faktai nesaugomi, duomenys nesaugomi, pranešimai apie įvykius, folkloras. Na, dirbtinį intelektą aš minėjau, čia irgi turėtų patekti į šitą būtent punktą, kad jeigu tai yra 100% dirbtinio intelekto sugeneruotas rezultatas, jisai neturėtų būti saugomas. O tokių dabar rezultatų marios. Na tai, aišku, bet aš į dirbtinį intelektą dabar nelabai iš tiesų norėčiau lysti, nebent bus klausimas, tai čia niuansų atsiranda, bet trumpas. Ir čia kalba eina, kad nesvarbu, kas naudoti, nebūtinai jūsų, tas, reiškia, jūs tą užklausą darėt. Kitų asmenų užklausos, jeigu nėra kūrybinio indėlio, jos taip pat lėmė nesaugomą rezultatą, bet mes esame laisvi naudoti vieni kitų tos neoriginalius dirbtinio intelekto rezultatus. Tai vienas, ar ne? Tada kitas, galima sukurti visą laiką savarankiškai kūrinį. Bet čia verta turėti galvoj, kad čia galioja tik tai fiziniam asmenim, nes švietimo įstaiga, kaip juridinis asmuo, iš principo negali sukurti, negali būti autorių. Vadinasi, vis tiek, net jeigu mes pavėsim, pavyzdžiui, norim kažkokios medžiagos, nenorim nieko mokėti, duodam pavedimą darbuotojui, bet tada reikia turėti galvoj, kad iš darbuotojo tas teises reikia perimti, tada įsijungs tą mūsų tarnybinio kūrinio taisyklės, tai yra ar jam numatyta šitą funkciją, arba tada pavesti specialiai reikia. Tai šitą aspektą reikia irgi susitvarkyti, jeigu įstaiga kūrė. Tada trečia, jūs galite imti, kad kūrinys gali būti saugomas, bet galime iš jo imti nesaugomus elementus. Tai vėlgi pavieniai žodžiai, tai yra leistina. Čia šiek tiek persina su apribojimais, su citata ypatingai. Tai gal čia iš tiesų citata labiau netgi sprendžia negu šitas, bet reikia turėti galvoj, ir teisminė irgi praktika turim, kad bet kuriam kūriny yra nesaugomų elementų, netenkina originalumo kartelės. Tai jos vėlgi laisvai galima naudoti, jis negali uždrausti. Nesvarbu, kas ten parašyta titulinėse lapuose, kad ten jokia dalis negali būti naudojama. Tie užrašai, dar kas sakau, jie didelės reikšmės neturi. Aš mėgstu juos kolekcionuoti, taip kitko, tos užrašus. Taip, daugiau sakau, psichologiniai. Ir sekantis labai svarbus teisėto naudojimo atvejis, kada yra pasibaigę apsaugos terminai. Štai šitas yra tikrai palankus. Kiekvienais metais vis nauji kūriniai, kaip suprantat, baigėsi apsaugos terminai. Taip, jie yra gana ilgi, bet baigėsi. Tai va čia ilgai laukta buvo, kada peliuko Mykio baigsis apsauga. Bet tiesa, su peliuku Mykiu ten reikia atsiminti, kad paskui dar prekių ženklas yra įregistruotas. Bet autorinės teisės baigėsi. Tai va viskas, peliukas Mykis. Pradinis pateko į visuotinę nuosavybę. Ir dabar jau yra daug, ypatingai 19-18 ankstesnių amžių visa kūryba jau terminai pasibaigia. Tai visą ją galima laisvai naudoti. Ten vėlgi, aš dabar neturiu laiko, yra strategijos, kaip paskui bando tas visuotinę nuosavybę vėl sugrąžinti į apsaugą, bet taisyklė lieka tokia, kad terminas pasibaigęs, visi gali laisvai naudoti. Tada veiksmai, ne visi veiksmai būtinai patenka į autorių teisių apimtį. Tai geras pavyzdys būtų privatus knygos paskolinimas. Tai mokytojas ar gali mokiniui duoti knygą savo? Gali. Mokiniai gali tarpusavy keistis, mokytojai gali keistis. To niekas, autorių teisė tiesiog šito dalyko nekontroliuoja. Jeigu bibliotekai įsteigsit, bus kas kita, bet jeigu jūs tiesiog savo turimą knygą kažkam tai duodat, tas yra leidžiama, čia tiesiog autorių teisė šito neapima veiksmų. Ir liko paskutiniai du, ir čia ypatingai svarbus. Iš juos dėl to kitas spalvas skyriau. Tai ir iš tiesų šitie du ir bus pagrindinės strategijos. Tai viena strategija tai yra, kad vis dėlto yra įstatyminiai išimtis arba apribojimas. Ir kita yra, kad yra teisių turėto sutikimas. Čia yra du skirtingi dalykai, be abejo.
Tai jeigu galima gauti teisų turėto sutikimą, tai iš tiesų gal net geriausias variantas, bet kaip sakiau, su tuo sutikimu gali būti bėda, kad yra sunku nustatyti, kur tas teisų turėtojas, arba jisai prašo užmokesčio, švietimo įstaiga neturi, tai tada verta patikrinti, ar nėra apribojimo. Tai jeigu yra apribojimas, tai tada sutikimo nereikia. Tai dabar ir pažiūrėkime dėl tų apribojimų ir išimčių. Čia dabar, jau kas esmė jau kaip ir aišku, tai yra įstatymas pats numato, kad kai kurie veiksmai su kūriniais gali būti atliekami be jokių leidimų iš teisų turėtojų pusės. Ir čia tas apribojimai ir išimtis, kad jūsų neklaidintų. Apribojimai ir išimtis tai yra autorių teisų apribojimai ir išimtis. O tai reiškia, kad naudotojų tai yra galimybė veikti. Tai, taip sakant, tai galėtų net būti vadinama naudotojo teise. Pas mus tas nėra vartojama, dėl šito galima šiek tiek ginčytis, bet tai aiškiau pasakytų, kas tai yra. Kad kaip yra autoriaus teisės, taip yra ir naudotojo teisės. Kad tam tikroje apimtys taip pat gali veikti ir autorius jam negali kliudyti. Taip, tai dėl to šitą norėjau pabrėžti aspektą. Dabar tų apribojimų skaičius yra baigtinis Lietuvoje. Mes jų visų negalėsim aptarti, nes darysiu tiesiog jums mano vertinimų yra neaktualūs. Aš aptarsiu tik tai tuos, kurie vienu ar kitu aspektu galėtų būti taikomi jūsų veikla. Bet kaip bebūtų, jų negalima nuo jūsų kurti, tas yra svarbu. Tai bijau, kad tos, kur pasakysiu, tai iš esmės tiek ir galima remtis. Tada dar vienas svarbus irgi apribojimas, tas žodis apribojimas įvairiom prasmėm iškyla vis, bet apribojimai, kiekvienas jų numato griežtas taikymo sąlygas ir iš esmės visas tas sąlygas reikia atitikti ir kaip pamatysim, tikrai sąlygų yra daug, jos yra apsunkinančios kai kurios, bet taip yra. Tai gerai. Tiek užteks, dar galima paskutinį paminėti, kad apribojimai tai skirti turtiniam teisėm, o neturtinės teisės vis tiek reikia saugoti, tai pavyzdžiui, vardą nurodyti geriau nurodyti. Naudojate ypatingai viešai, tai tą vardą geriau visada paminėti. Tikiu, kad taip ir vyksta ir kad čia tik tai priminimas, nieko naujo čia neišgirdau. Tai aš sakiau, kad išrinkau tuos apribojimus, kurie galėtų būti aktualūs švietimo įstaigoms, tai štai yra tas sąrašas. Yra tikimybė, kad dar ten gal porą galima kažkaip įdėti, bet ten vėlgi tada jau labai niuansų papildomų atsiranda ir nenorėjau apsunkinti. Tai čia daugiau mažiau tokie apribojimai, kurie sutarsim, kad tikrai gali naudotis švietimo įstaigos ir mokytojai. Tai greitai per juos pereisim. Tai pirmas yra kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais. Galima būtų stebėtis, kodėl aš įdėjau. Todėl, kad jau pas pirmas punktas sako, kad tik fiziniam asmeniui jisai taikomas. Tai įstaiga kaip tokia naudotis šituo apribojimu negali. Bet gali remtis fiziniai asmenys. Tai gali remtis tiek mokiniai, tiek mokytojai. Ten įvairiais tikslai, tai asmeniai tikslai, tai žinoma ir mokymosi tikslai vieni iš tų. Čia patenka. Tai nepaisant to, kad yra kitų apribojimų, galima remtis ir šiuo apribojimu. Bet jį reikia suprasti siaurai, kad tu naudoji savo asmeniniais tikslais, o ne komerciniais. Nes jeigu pradėsi paskui atgaminti ir platinti, tai visi turbūt irgi instinktyviai suprantat, kad netitiktų šito apribojimo esmės ir tikslo. Tai yra skirta, kad asmuo savo pasidarytų. Ir čia irgi reikia akcentuoti, kad atgaminimas yra leidžiamas, tai yra kopijos pasigaminimas. Taip. Skaitmeninė gali būti, neskaitmeninė, anksčiau analoginės gamindavo, dabar skaitmeninės gali būti, bet jeigu jau jūs paskui tą kopiją, pavyzdžiui, talpinsite internete viešai, tai jau nebėra šito apribojimo taikymus. Tai tada jau reikia žiūrėti, ar kiti yra kažkokie pagrindai, kurie leidžia jums tai daryti. Bet šitas apribojimas jau jūs išeinat už jo ribų, tai jisai apima tik atgaminimą, jisai paskelbimo jau neapima. Ir pavyzdžiui, klasėje ten kokioje irgi, ar jeigu mokytojas pasigamintų ir paskui klasėje
dalintų ar rodytų, jau čia netiktų. Laimė yra kitas apribojimas, kuris tinka tokiu atveju. Bet štai šitas netinka. Bet dar, ką sakau, kaip mokytojai, pavyzdžiui, jūs tikrai galite juo naudotis. Svarbu, į komercinę veiklą neišeiti. Dar vieno nepaminėjau momento, kad ir tas bus būdinga visiems apribojimams iš esmės, tai yra, kad jūs teisėtai galite naudoti tik teisėtai išleistą kūrinį. Tai čia dabar aktualu, kai jūs, aišku, nusiperkat knygynuose ar parduotuvėse legaliuose, tai žinoma yra teisėtai išleista, tai čia abejonių daug nekils, bet čia kalba eina apie piratinius tinklapių svetainės. Tai jeigu jūs žinodami, kad tai yra piratinė svetainė, iš jo tenai kopijuojate, tai tada šitas vėlgi atgaminimo apribojimas nėra taikomas. Turi būti teisėtas šaltinis. Gerai. Antras variantas, antras apribojimas, kurį mes turim paminėti, yra gaminimas reprografijos būdu. Čia turime galvoje, anksčiau tai buvo tiesiog spausdinimas, kopijavimo mašinos, kurios visur buvo paplitusios. Dabar jas labiau yra pakeitęs skanavimas, bet aš sakyčiau, kad ir skanavimas irgi čia nėra jau ta pati populiariausia technologija. Tai tas elektroninis čia nepatenka kopijavimas. Turi būti kopija kažkokia. Tai su tuo popieriu ar panašio laikmena gaminama. Tai elektroninė čia nepatenka kopija. Kas yra naudinga galbūt, tai yra, kad čia jau taikoma ne tik fiziniam asmenim, bet ir juridiniam asmenim, tai yra švietimo įstaigos gali remti iš tos apribojimų. Tuo ankstesniu negalėjo, o štai šituo gali. Tai vėlgi neturėtų būti komercinė veikla, tai negalėtų platinti tų padarytų kopijų, bet savo vidiniai veiklai kažkokie, nežinau, apklausai ir kažkokie šiaip informacinės tikslais, galbūt aktualus kažkoks straipsnis išėjęs, kaip reikia bendruomeniai padalinti, tai galima būtų jo pasiremti. Čia tik tai apribojimas yra, reikia atkreipti dėmesį, paskutinė eilutė, kad visos knygos teksto ar didesnės dalies negalima kopijuoti, arba muzikos kūrinių natų. Yra tokie apribojimai, nes tai jau viršytų šito apribojimo esmę. Toliau, citavimas seniausių turbūt ir universaliausių apribojimų, tikrai jūsų veikloje, manau, jis toks įprastas, kad abejonių nekelia. Tai cituoti žinoma galima. Kokios yra sąlygos? Tai turi būti nedidelė dalis ir čia yra klasikinis klausimas, aš užbėgdamas už akių klausimą, kokia ta nedidelė. Nėra atsakymų. Nėra atsakymo, dėja teismų praktika pas mus nelabai atsako į šitą klausimą. Neįstatymas, tai tik doktriniškai galim pasakyti, kad žiūrėsim pagal kontekstą, nėra apibrėžta nei spaudos ženklais, nei žodžiais, nei sakiniais. Gali būti kitą kartą ir puslapį reikia pacituoti, jeigu literatūros kūrinys. Tai žodžiai yra vertinimo dalykas. Mes žiūrėsime, ar atitiko tikslą, čia susisijęs su galiojančiais požymiais, kad citavimo tikslus atitinka ir tai sąžiningas citavimas. Na taip, tas praktikoje gana greitai pasimato, ar žmogus tiesiog kopijavo, nes savo negalėjo sukurti ir ten visiškai nėra jokios diskusijos su tą cituojama dalim, ar tai iš tikrųjų tai iliustruoja jo mintis. Tai dėl nedidelės pasakiau, tada vėlgi tai turi būti teisėtai paskelbtas arba išleistas kūrinys. Pas mus numatyta, kad tik tai dalį galima kūrinio cituoti ir viso negalima. Ir kaip sakiau, yra vertinimo tas kriterijai, tai yra sąžiningumas ir žiūrima, ar neviršijamas citavimui numatytas mastas. Kas yra svarbu, kad cituoti galima bet kokį kūrinį. Tai yra, pirmiausia, mes galvojame apie literatūros kūrinius, bet
niekaip nėra apribota. Tai ir skulptūros galima cituoti, ir muzikos kūrinį, ir visus kitus filmą, žinoma. Tai va. Tai dėl citavimo matyti tiek. O jeigu čia norėsiu diskusijos, tai artėjom prie 4 dalies. Taip. Tada yra apribojimas karikatūrai parodijai pastišui. Mūsų įstatymas per daug neskleidžia, kad kaip tiksliai reiktų vertinti, bet bent dėl parodijos, tai turime Europos teismo praktiką, kad turi būti 2 požymiai, kad remiamas egzistuojančių kūrinių, suvokiant, kad tam tikrus skirtumus įnešant, ir turi būti humoras arba pajuoka. Tai jaunimas tikrai stiprus šitoje srityje, kurie tas karikatūras ir parodijas, ir tad jiems nereikia leidimo. Dabar svarbiausias turbūt štai yra šitas, nes jisai ir yra skirtas mokymo ir mokslinio tyrimų tikslais. Tai jums turbūt jisai pas tas pirminis, tai aš tiesiog iš eilės, kaip įstatymas numato jau, bet jeigu pagal svarbą, tai į pirmą reikėjo padaryti. Tai vėlgi yra apribojimas mokymo ir mokslinio tyrimų tikslais, bet jisai susietas su visa eilė sąlygų. Tai pirmoji ir ribojanti, tai yra naudoti kaip pavyzdį. Tai čia turime galvoti tai, kad pavyzdžiui negalima būtų paimti vadovėlių, kurios mokiniai skirti, tiesiog padauginti ir jiem padalinti. Tai gal jūs daugiau negu man apie tai turėtumėte ką pasakyti, matyti, apie vadovėlių klausimus ir aštrus. Bet autorių teisės veikia taip, kad vadovėlio būtent tam dalykui skirto negalima dauginti remti šito apribojimo. Na, apskritai čia netitiktų matyti ir to, kad nedidelis kūrinys turi būti, tai viso vadovėlio tiesiog apimtis būtų per didelė, bet netitiktų ir kitos sąlygos, tai yra, kad turi būti kaip pavyzdys. Ir čia apačioje yra informatyviai paaiškinta, kad ta medžiaga turi būti naudojama kaip papildymas, paįvairinimas ar kažkokia tai iliustruojant informaciją, bet tai nėra ta pagrindinė informacija, kur perdama. Tai jeigu jau vadovėlio nedalis kopijavimas jau irgi netitiktų šitų sąlygų, nes tai nėra pavyzdys. Tai va, tai tas pirmas žodis pavyzdys, jo neverta praleisti pro akis, jis yra svarbus ir galbūt labiausiai ribojantis. Tai šitas, tada, žinoma, tai nekomerciniai tikslai, čia kaip ir aišku. Kaip sakiau, kūriniai turi būti arba nedideli, arba trumpos ištraukos. Ir čia vėlgi turbūt kelsi klausimą, o kas yra nedidelis kūrinys ir trumpos ištraukos? Na tai vėlgi, straipsniai paprastai būna nedidelis kūrinys. 5, 10, tegu 20 nuotrauka irgi laikytina nedideliu kūriniu. Bet kalba jau eina, kad jeigu visos knygos arba visas filmas 3 valandų, kiek čia šiais laikais 3,5 būna filmo, ne? Valandų, tai čia jau nėra nedidelis kūrinys. Vadinasi, šitą apribojimą tai nepatektų. Vėlgi, taikomas teisėtumo reikalavimas ir dar reikalavimas, kad tai būtų susijęs su mokymo programomis ir neviršytų jų. Tai vėlgi yra tam tikrai vertinimo aspektas lieka, kad patikrinama, ar tikrai reikėjo šitų veiksmų mokymo tikslams. Gerai, tai čia tas svarbiausias, dar kas sakau, apribojimas turbūt. Yra keli kiti, tai vienas prie šito yra, bet jie yra siauresni, tai aš pabandysiu juos gana greitai aptart. Tai specifinis apribojimas yra dėl besimokančiųjų pasiekimą vertinti sukurti kūriniai. Tai įvairūs, vėlgi, tai gali būti rašto kūriniai, bet nebūtinai rašto. Tai muzika, čia jūs pasakykit, kiek dažnai kuria, bet kokius dailės kūrinius, žinoma, kuria, tai jie čia patenka. Bet čia yra skirta būtent kvalifikacijos tobulinimui. Tai čia yra 2 svarbus apribojimai, kad pirma, tai yra tik tai mokinių, iš tiesų, mokinių, ir tik tie kūriniai, kurie buvo sukurti pasiekimą vertinti, o ne kiti, tai jau tai tikrai apriboja kūrinių sritį naudojimą. Ir kitas dalykas, kad naudojama mokymo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tikslams. Tai
Šitas vėlgi gana stipriai apriboja, kitais tikslais neturėtų būti kūriniai naudojami. Gerai. Tada trečias, šis labiau aktualus bibliotekoms, labai trumpai paminėsiu, kad nes švietimo įstaigos turi bibliotekas, tai yra leidžiama šiaip daryti, jeigu tai yra viešai prieinama biblioteka, jos patalpose elektroninę kopiją. Jeigu fonde turimas egzempliorius, tai čia tiesiog tam, kad būtų galima kompiuteryje pažiūrėti tą kūrinį, bet labai svarbu, kad žiūrėti galima tik tai įstaigų patalpose. Tai aš dėl to kitą spalvą išskyriau. Žodžiu, negalima padaryti prieigos, kad vartotojas, mokinys arba mokytojas pasiektų namuose. Tai jau nebetitiktų šito prasmės. Yra kitų apribojimų, bet sakau, šitas kaip tik manau, kad jums yra mažiau aktualus, tai jis galėtų būti aktualus, bet plačiau tada aš jo nebesileisiu, čia daugiau kitų sąlygų yra. Ir be to, praktika rodo, jisai neveikia. Jeigu dar viena priežastis, dėl ko neverta dėl jo sustoti, jisai tiesiog neveikia šią dieną Lietuvoje. Šitas yra veikiantis apribojimas, čia dar vienas įstatymė numatytas, tai dėl koncertų ir parodų. Tai štai vėlgi nekomerciniai tikslai turi būti, bet nekomerciniais tikslais galima viešai atlikti ir viešai rodyti kūrinius. Bet čia atkreipkite dėmesį, viešas atlikimas ir viešas rodymas implikuoja, kad auditorija bus toje pačioje vietoje, kur ir yra atlikimas ir rodymas. Tai čia internetinė transliacija nebepatenka. Tai vadinasi, koncertą galite rengti patalpose savo, bet ir naudot kūrinius, bet jeigu jūs pradėsite internetinę transliaciją, jau tai šito apribojimo netitiks. Ir dar yra apribojimai, kad ir kokios mokyklos, čia šiek tiek siauriau, formaliai, neformaliai švietimo mokyklos ir taip toliau. Tai vėlgi, tas koncertai, parodos turi būti ugdymo proceso dalis. Tai vėlgi čia nepatektų situacija, kad tiesiog išnuomojama mokykloje salėje, ten ateina ir koncertą rengia tretieji asmenys. Tai čia netitiktų šito apribojimo. Gerai, tai tiek apribojimų ir paskutinis klausimas teisių turėto sutikimo gavimas, tai irgi čia reikia šitoje vietoje aptart ir baigsim trečią dalį. Tai dėl to sutikimo gavimo jis gali būti gaunamas tiesiogiai iš autoriaus arba kito teisių turėtojo. Nes, kaip sakiau, teisės turėtos gali būti autorius. Jeigu teisės yra suteiktos administruoti kolektyvinio administravimo organizacijai, tai tada iš tos kolektyvinio administravimo organizacijos galima gauti leidimą. Tiksliau, ir reikėtų, jeigu ten suteiktos teisės, tai tada iš jos reikėtų gauti. Tai dabar, jeigu tiesiogiai, tas sudėtingesnis variantas, kaip su teisės turėtojais. Tai tokiu atveju neišvengiamai turės bus sudaryta autorinė sutartis. Jūs galite nevadinti tai, bet tai vis tiek bus autorinė sutartis. Jeigu jums leidžia naudoti, tai jau yra autorinė sutartis. Tai ar ten bus perleidimo sutartis arba licencinės, kada teisės neperleidžiamos, greičiausiai neperleis teisių. Spėčiau, kad jums nedažnai reikia teisių, jums užtenka licenciją gauti laikinam panaudojimui. Bet čia svarbu atkreipti dėmesį, kad vienas sudėtingiausių aspektų yra nusistatyti tikslę asmenį, iš kurio prašoma ir gauti, kad tai yra tikrai teisų turėtojas. Nes čia problema būna, kad su autoriais, kad autorius tikrai sukūrė kūrinį, tikrai jisai buvo teisų turėtojas, bet laikui bėgant jisai gali pamiršti, kad jis teisės kažkam perleidė. Būna tokių kuriozinių situacijų ar ne visai kuriozinių. Tai va čia reiktų perklausti, ar kartais nėra sudarytų sutarčių su kažkuo, tame tarpe su kolektyvinė administravimo organizacija. Nes jeigu jau teisės suteiktos organizacijai, tai tada iš organizacijos reikia gauti, jau tada teisų turėtos nebeturi tos teisės, kurie galėtų jums duoti. Ir dėl formos, tai geriau visada sudaryti sutartį raštu. Įrodomas ir žodinės sutartis yra įmanoma, bet
tai gali sukelti papildomų problemų. Tai jeigu norite trumpo patarimo, tai geriau visada raštu, arba bent jau, kad būtų elektroniniu paštu susirašyta, tai tada vis tiek lieka elektroninis laiškas, kad teisų turėtojas leido ir tada jūs tą leidimą turite. Gerai, tai esminiai aspektai šie. Čia aš nepaminėjau, dar ketvirtas yra, kad dėl laikmenų, kad tiesiog suprasti, kad jeigu asmuo davė jums materialų daiktą, pavyzdžiui, nuotrauką, fotografas duoda nuotrauką, tegul ir laikinai, visam laikui nesvarbu, bet tai nereiškia, kad jisai teises atidavė tą nuotrauką. Tai čia dažnai paskui kyla niuansų, kad daiktas turimas, bet teisių jį arba neaišku, arba iš karto aišku, kad nėra tų teisių. Tai tada irgi verta, net jeigu nuosavybės teise turi materialų daiktą, kaip pavyzdį nuotrauką, arba rankraštį, tai tada reikėtų papildomą susitarimą pasirašyti dėl teisų į tą objektą. Gerai. Einam kitą. Dėl tų autorinių sutarčių, tai jos gali būti tiek jau sukurto kūrinio teisų perleidimas arba licenzija, arba kūrinio dar nėra, tiesiog susitariama, kad autorius sukurs. Tai čia matyti jūs kaip fiziniai asmenys tokių sutarčių vargu ar sudarinėsit, bet kaip institucijos atstovai galite sudarinėti, kad institucija tam užsako, reklaminį bukletą parengti, programą, edukaciją, ten dar kažką. Su filmą galbūt norite užsakyti išleistuvių. Bus išleistuvės šiais metais, ar ne? Ne šiais, kitais metais. Tai va, ten šimtadieniai. Tai va, tai gal samdo ten kokį nors. Tai tokiu atveju užsakymo sutartis daro. Čia tikrai vėlgi daug galima būtų kalbėti, bet aš pabandžiau sutraukti į vieną skaidrę esminius dalykus, kurie turėtų būti kiekvienoj geroj autoriniai sutarty, tai nesvarbu licenzija, perleidimo, nesvarbu. Pirmiausia, turi būti aiškiai identifikuota kūrinys, čia pirma. Jeigu yra pavadinimas, tai pavadinimą parašyti, bet nebūtinai, jeigu, pavyzdžiui, kokį renginį, tiesiog filmą apie renginį, tai gal nėra jokio pavadinimo, arba kažkoks kitas gali būti. Bet tada kitaip reikėtų apibūdinti kūrinį, reikalavimus aiškiai jam parašyti. Tai yra viena, kad būtų aišku, dėl kokio objekto susitarta. Taip, tai čia pirma. Ir antras esminis dalykas, kokios teisės yra įgyjamos. Čia yra labai svarbu. Tai iš tų 8 teisių, kuriuom reikia, tai matyti, atgaminimo reikia visą laiką, tai iš karto galiu pasakyti, kitų pagal poreikį. Tai tos teisės irgi sutartį turėtų būti įrašomos. Ir trečias yra mažiau svarbus iš tiesų, bet svarbus, tai yra dėl autorinio atlyginimo. Tai čia svarbu gal tik tai, kad, kaip sakiau, nebūtinai autorinis atlyginimas turi būti, autorius gali jo atsisakyti. Bet čia autorius spręs. Jeigu atsisako, tada puiku, kaip naudotojui jums, bet jeigu nesisako, tada ne. Ir dar vieną dalyką, ką norėjau paminėti, tai yra viešų licenzijų atvejai. Turbūt esat matę, o tai palengvina iš tiesų gyvenimą. Tai internete daugybė turinio, kuris eina su šitais ženkliukais. Aš čia paėmiau vieną tik tai iš daugelio licenzijų, tai yra kūrybinės bendrijos, CC, Creative Commons. Jų yra ir daugiau. Bet tiesiog šitos, sakykime, populiariausios šiuo metu. Tai ką jos reiškia? Jos reiškia mažiausiai, kad jūs nemokamai galite kūrinį panaudoti. Paskui ten jau priklauso, kaip panaudoti. Reikia žiūrėti konkrečios licencijos sąlygas. Ten būna, kad komerciniais tikslais negalima naudoti, būna, kad keisti negalima. Bet trumpai, jeigu taip apibendrinant, jeigu jūs naudojate švietimo reikmėm, tai yra nekomerciniai tikslai, čia kurie susirinkę, ir jūs nekeičiat to kūrinio, netrumpinat, tai jūs, nesvarbu, kokia licenzija galios, jūs atitinkate ir galite panaudoti. Tai va. Bet čia, aišku, verta turėti galvoje, kad jeigu jūs ten norite kažkokį sudėtingesnį veiksmą atlikti su tuo kūriniu, tai pakeisti jį, arba vis dėlto komerciniam tikslam, jeigu kartais reikia, bet tada jau pažiūrėkite, kokia licenzija konkrečiai ten yra pridėta. Be kita ko, neturinės teisės reikia gerbti šiuo atveju, tai vardą reikia nurodyti. Ir štai mes pasiekėm 4. dalį.
Tai iš karto, aiškia, ačiū. Ir ketvirta dalis. Aš matyt nustosiu dalintis, tai bus mums lengviau gal susikalbėti. Taip, einu į čatą, pažiūrėsiu pirmiausia, bet čia tiek klausimų nėra. Tai arba labai aiškiai kalbėjau, arba tada. Tai kolegas, prašau. Aha, taip, Alina kelia ranką, prašau. Sveiki, aš iš tikrųjų galbūt ne kiek klausimą užduosiu, bet kiek padėkoti noriu, kadangi vis tiek didžioji dalis informacijos kaip ir yra žinoma, nes dirbu su teisiniais dalykais mokslo srity. Tai aš tiesiog norėjau dar kartelį labai labai Jums padėkoti už labai konstruktyvę, aiškę, konkrečią informaciją, tai kas yra svarbiausia šiai dienai. Tai ačiū labai. Ačiū Jums už gerus žodžius. Niekad. Niekad nepamaišo. O klausimų, nes tikiu, kad buvo žmonių vis tiek, niekada nebūna, kad žmonių vienodas lygis. Būna, kas tikrai daugiau žino, būna, kas mažiau žino. Tai nieko nesukėliau, nes minčių ir klausimų ne jau taip nekyla, nes žiūrėkit, gal kyla klausimų, gal jums irgi tada padės ir apsispręs dėl tų klausimų. Šių metų pradžioje aš dariau tyrimą kultūros ministerijos užsakymu ir įėjo ir šities apribojimai dėl mokymo tikslų. Tai jis pateko į tyrimą. Tai be kita ko, jeigu įdomu, tą tyrimą jūs tikrai galite rasti internete paskelbtas Lietuvos kultūros tarybos puslapį, ten prie tyrimų reikia eiti ir nesunkiai rasti 25 metai. O kitas dalykas, tai vis tiek, aš interviu dariau tada, ruošdamas tą tyrimą, tai buvo signalų, kad ypatingai tas mokymo tikslams, kad jisai kelia neaiškumų. Tai pirmiausia, buvo signalas, kad žmonės žino, kad galima literatūros kūrinius, bet tada dviejoja. Pavyzdžiui, galima filmo gabaliuką rodyti, ar nuotraukas, ar dar kitus. Tai tikrai tokio neaiškumas buvo ištransliuotas. Tai galiu pasakyti, kad bet kokius galima naudoti. Remiantis mokymo tikslais, klasėje galima bet kokį kūrinį naudoti. Na, žinoma, tada yra amžinas klausimas dėl apimties, bet jisai neatsakomas. Čia yra vertinimo dalykas. Bet kita vertus jisai ir nesukuria gal tokio ir per didelės baimės, nes tai ten ir nepriboja, kad ten turi vieną puslapį tik tai panaudoti ar 3. Ne, tai dar kad sakau, tai galėtų būti matyti ir 10 puslapių, 20 puslapių. Dar vienas svarbus dalykas, labai svarbus dalykas. Nėra teisminių ginčių ir apskritai ginčių, irgi kiek aš kalbėjausi tą tyrimą darydamas, kažkaip nekyla ginčiai su švietimo įstaigomis. Tai nemanau, kad čia tas atvejis, kad, kaip pasakyti, kad nieks nesidomi ir tai rodo, kad vis tik tai nėra konfliktinių situacijų didelių. Vienareikšmiškai. Tai tas mane džiugina. Tai dėl tų mokymo tikslų straipsnis jis kelis kartus buvo naudotas, bet jį naudojo privatus asmenys, bandė remtis ir nesėkmingai. Bet švietimo įstaigose nėra apskritai ginčių. Tai tiesiog reikia palinkėti, kad taip ir toliau vadinasi. Nėra laikoma. Matyt, kad čia kažkokie tie pažeidimai rimti daromi. Tai nežinau, sukėlė, jeigu dar norite užduoti klausimą, nes mūsų laikas jau visai eina, tai paskutinės, kaip sakant, minutės. Jeigu ne, tai kreipsiuosi į organizatorius ir nematau rankų, nematau rašant, nes dabar jau geriau kelkite, jeigu ką. Taip. Tai ką, ačiū dar kartą už jūsų dėmesį, kantrybę. Kaip suprantat, sugrūst autorių teisės visus klausimus, kurie atrodė svarbus į šitą gana trumpą laiką, buvo šioks toks iššūkis. Turiu pasakyti, kad darbo buvo, negaliu sakyti.
Tai ačiū dar kartą už kantrybę, jūsų dalyvavimą. Ir so Daphne, we are considering that we are done here, so no more questions. Are you with us, Daphne? Okay, thank you very much all for your attention and contribution. Thank you very much, Professor Ramonas Bristonas, and I hope that we will have the opportunity to have another training as well and exchange information and knowledge. Thank you very much all. Have a nice day ahead. Yeah, thank you for having me, organizing all this event.